Kamanės. Tai balsas mamoms, moteriams ir visoms, kurios bando suspėti. Sveiki atvykę į Kamanės. Čia atviri pokalbiai apie santykius, karjerą, motinystę ir atrodo visą laiką nesibaigianti multitaskinimą. Aš esu Kamanė, teisininkė ir motinystės išmokų ekspertė Greta Užkuraitė, o šalia mane sėdi mano kolegė ir šios tinklalaidės bendraįkūrėja Aurėja. Sveiki, irgi Kamanė. Esu gydytoja, akušerė ginekologė ir projekto Žemiau bambos bendra įkūrėja. Ir šiandien iškilminga diena, ypatinga diena, nes mūsų podcastas plečiasi už jūrų marių ir turim svečią iš užsienio, pirmoji svetė iš Danijos, tai yra Aivara. Ir tikriausiai pusę podcast'o užtruktų, kol aš tave pristatyčiau, pripasakočiau daug visokių istorijų, bet pradėsim tvarkingai. Tai Aivara yra gydytoja, mokslo daktarė, lietuvė gyvenanti Danijoje, 3 vaikučių mama, vienturtė dukra, mano klasiokė, nežinau. Graži, protinga moteris. Bet šiandien nekalbėsim apie mediciną. Šiandien kamantinėsim Aivarą apie gyvenimą, apie tą realybę, be filtrų ir kad parodyt, kad Aivara yra žmogus, kuris jaučiasi gerai ne tik konferencijose pristatant mokslinius pranešimus, bet ir šokio aikštelėje šokant iki ryto. Gal sakys kamantinėjama, bet taip, kamantinėjama turbūt ne pirmą kartą, bet vis tiek. Kamantinėjama savo draugės geros. Taip. Ir man gal reikėtų čia pabrėžti, kad Aivara yra taip pat Žemiau bambos bendra įkūrėja, tai Aurėja ir Aivara dabar susitiko. Abi dvi Žemiau bambos. Taip, čia toks tarp kitko. Tai man kažkaip reikia su jumis nepasimesti, nes aš jūsų galiu insaidų ir nežinoti. Gali būti. O kaip Aivara, tu pati save pristatytum, jeigu reikėtų 3 žodžiais? Duok šiek tiek daugiau, bet trumpai. Jeigu 3 žodžiais, čia visai kitaip. Pasakyčiau chaosas, tvarka ir drąsa. Tobulai. Tos pačius apie tave pasakyčiau man iš karto, žinai, su paaiškinimais. O man kyla klausimas. Chaosas ir tvarka, tokie 2 žodžiai, labai gerai skamba, kaip tas suderinamumas vyksta ir tam visam kontekste, kur esi veikli, turi didelę šeimą, keliaujate daug ir aktyviai, kur tame chaose atsiranda tvarkos. Papasakok. Tai man atrodo, kad dėl to tiek daug visko ir vyksta, kad viską dar vis tiek bandau sudėti savo tas tvarkingas dėžutes į Excelio šitukus. Nežinau, atrodo, Greta irgi. Aš esu mėgstu Excelį, taip. Aš nemoku net programos, tikriausiai neturiu Excelio. Šitą galėtų žodžio, Excelio šitukai viskam gyvenime. Ir šiaip toksai pradedant nuo eilinės namų tvarkos, kur yra žiauriai svarbi, kad galėčiau mąstyti, kaip sakant, ir tęsiant iki tų, kaip sakant, Excelio šitukų mokyklai vaikų darželiams, pirkiniams ir dabar dar Excelio šitukai persikelia į ir tada ant namų sienos ir kad ir kur jie bebūtų. Tai žodžiu, gyvenimas Excelio šitukose. Bet kaip tą tvarką pavyksta išlaikyti su 3 vaikais? Ar tu ką aukoji? Laiką savo, laiką su vaikais? Aš tik klausau ir galvoju, ar jinai sąžiningai atsakys ar ne, kur buvo ten... Tu būk teisėja. Kur buvo Aurėja teisėja, taip, kur buvo su Bekhemu ir kaip jo žmonos vardas Viktorija. Victoria's Secret, noriu sakyti, kur buvo tas mėmės apie... kad jinai kažką pasako ir sako, sakyk tiesą. Tai vat, klausau. Čia labai gerai, tu gerai pastebėti, tavo šiandien rolė bus sustebėti. Tai klausimas buvo, Gretos, kada tu spėjai viską susitvarkyti? Tai va tada ateina tas chaosas. Ir va tada mes atsiduriam chaose, nes viskas dega ir nespėjau to Excelio šituko pabaigti ir vaikas susirga. O žiūrėk, 3 vaikai, tai antras vaikas susirgo, kai kitas jau pasveiko. Tai tokia ir ta istorija mano gyvenimo, bet... Aivaros paskutinė savaitė buvo, prieš 2 savaitės, žinutė, buvo jau užkniso, važinėjame į ligoninę 2 kartus per savaitę, tai su vienu vaiku, tai su kitu. Šią savaitę atsiunčia Aivaro žinutė, visai buvo gerai 2 kartus per savaitę važiuoti į ligoninę, nes dabar 2 kartus per dieną. Ir čia rimtai, atsimeni kažkada, Aurėja, aš tau rašiau, kad mano ten vienam vaikui būna dažnai bloga, ir tikrai vemia daug labai ir kažkaip, ar tikrai čia viskas gerai.
Ir Aurelija, sako, taip galvoju, tikrai tu perdedi tom žinutėm, čia kaip su ta ligonė, kasdien, tu čia tikrai perdedi, jau hiperbolizuoji, bet tada atvažiavai pas mane į svečius ir ne tik tai vyko, bet dar ir su greitai ir panašiai, tai Aurelija, nereikėjo man įrodinėti, ačiū. O dėl vėmimo dėja su Tesla negalėjau pravažiuoti, kai Aivarą vežė, nes jau kvapams esu. Tai sakai Tesla? Ai. Tai man užtrunka laiko šiek tiek. Man irgi dar vis aš nesuprantu, kas su ta Tesla buvo, tai viskas gerai man dar. Apie vemiantį vaiką. Ai, supratau. Vaikas važinėjo, kasdieną. Bet su Tesla irgi tas yra, kad šiaip čia dėl to ir paklausiu apie Teslą, nes jinai kažkokį turi tokį režimą stabdymo, tai visus supykina. Man atrodo, net yra kažkokių tyrimų, kad su elektromobiliais važiuojant ir ypatingai Tesla, kažkaip važiuoji ir jinai visus supykina, kurie nevairuoja, nes kažkaip sumaišo tavo tą visą vestibuliarinę aparatą. Antireklama. Tai jau viskas, Teslos tikrai nebereikėtų pirkti. Apskritai, jeigu politika domimės. Bet nieks ir nebeperka, negalim parduoti. Bet Aivara, atrodai labai pozityvi, net kalbėdama apie tokias istorijas, kur tikrai nepaneigsi, kad ne viena mama sakytų 2 kartai per dieną, aš numirsiu, išprotėsiu, kas vyksta. Tu pasakoji su didžiausia šypsena, visa švytinti. Jinai nemiegojus, tai žinai. Nemiegojus ir taip atrodo gerai. Pradėkim nuo to, kokia to paslaptis, bet kaip tu tokia pozityvi išlieki, nes ir atrodai per Instagramą, kai esi žemiau bambos eteryje, ar ne, daliniesi ir skaudžiom, ir rimtom temom, atrodai labai pozityvi, iš kur pas tave tiek pozityvumo. Bijau, kad kartais tai gali ir koją pakišti, nes gal žmonėm kartais atrodo, kad nelabai adekvati, jau, tikrai čia negali su šypsena kalbėti, bet aš manau, kad mūsų darbas toks, tas darbas, kur medicinai, nors sakėme, apie mediciną nekalbėsim, bet tiesiog tu tiek tų stresinių situacijų turi, kitam lygį stresiniu, kad tavo vaiko praskelta kakta tau yra labai, minimalus stresas, tarsi taip visai kitaip reaguoji, nes tai tavo vaikas, viduje, širdyje, bet išorėje tu vis tiek esi labai tas action modas, kur tu tiesiog susidėlioji, ką reikia padaryti, kaip man reikia reaguoti, kad vaikas nesusijaudintų, nesusinervintų, kaip kad nieko neįžeis, neįskaudintų, žodžiu, tam visam pilnam gydytojos maudė, tu viską ir praeina ir man atrodo labai man daug kur gyvenime, bet kur kelionėse, stresinė situacija, aišku, visur jų pasitaiko, jūs žinot, su vaikais ten, aišku, 3 milijonai, bet kad ir kur bebūtų, visur tas toksai, dabar mes turim situaciją, darom kažką, išgyvensim. Ar tai visiškai mirtina? Ne, išspręsim ir tiesiog, man atrodo, ta šypsena tikrai lengviau viskas įsisprendžia ramiai. Taip, pritariu tau, nes visgi 15 metų medicinai duoda šito, kad stresinėse situacijose tu stengiasi nepanikuoti, o tiesiog žingsnis po žingsnio, ką dabar darysim, kaip spręsti situaciją. Ir darai, ką gali geriausia. Taip pat ir su vaikų auginimu. Padariau, ką galiu. Džiaugiesi. Laimingiausios mamos yra medikės, ar ne? Lengviau ištverti. Kad ne akį išsidūrė, o kaktą praskelta. Būtent. Dar apie tvarką. Tu nepasakyk, kad tu tvarkaisi, kai visi užmiega naktim. Tai pas Aivarą vis nuskrendu pasisvečiuoti į Kopenhagą. Tikrai, kai visi suminga, Aivara tada eina virtuvė, šveičia, viską valo pati. Tikrai ne viską pati. Dabar jau visiškai turiu pagalbą. Turiu labai fainą tvarkytoją. Vakare ateina? Ne vakare, bet ateina tik kartą per savaitę. Bet tie, kurie turi daugiau vaikų, arba apskritai vaikų, man atrodo, ten jie tiesiog yra kuitimo mašina. Tu galėtum tvarkyti 3 kartus per dieną ir vis tiek atrodo nepadėtų. Bent jau man. Tai pritariu. Bent jau tą kartą per savaitę tokia palaima, ta viena diena. Ir mes su vyru aptarėm, čia yra tas dalykas, kur tas, kai sako, ieškok pagalbos, ar ne, kai susilaukia vaikų, tai man čia yra tas dalykas, kuris mane be proto džiugina ir aš viską atiduosiu, čia mano prioritetinis, kaip sakant. Aš atsimenu, kai mes neturėjom tvarkytojos, dar gyvenom bute ir gimė vaikas ir tada mano vyras sako viskas, kad reikia tvarkytos. Ir aš tokia sakau, ką nesąmonė, aš čia motinystės atostogose, ką aš negaliu savo tualeto išsivalyti, kol vaikas miega. Tikrai aš labai priešinausi. Ir kai jisai visgi nesiklausė manęs ir surado tą tvarkytą, tai buvo, aš jam dėkinga iki dabar ir dabar net neįsivaizduoju, kaip reikėtų gyventi be tvarkytojos ir kiek laiko reikėtų skirti visam vonio šveitimam ir panašiai. Jau geriau tą laiką skirti savo darbams. Reikia tik tai džiaugtis, kad pas tave ateina žmogus ir tau padeda buityje. Aš dar nežengiau šito žingsnio. Dar ne. Aš esu turėjus periodiškai, ar ne, kur atvyksta, sutvarko tokį kapitalinį padaro.
labai smagu, atsimenu, kažkada iš kelionės grįžom ir buvo namai visi sutvarkyti, labai fainai, ir orkaitės išveistos visą kitą, smagu, bet tokio periodinio man kažkas yra tiek, kai mes ir auklę turėjom vienu metu net 2 auklės, jos abidvi po truputį tik tai dirbdavo. Aš jaučiu kažkokią, žinai, aš turiu dabar įleidžiu žmogų į namus, tai aš tada turiu juos aptvarkyti. Ir iš serijos dabar irgi grįžom po kelionės, tai visa vonia skalbiniais apkrauta, vieni sukasi, kiti skalbėsi, kiti padėti dar nenunešti į kambarius. Ir dabar ateitų tvarkytoja, jinai nežinotų, kur padėti, ir jeigu jinai padės daiktą į tą vietą, aš išprotėsiu, nes aš jo nerasiu. Tai man reiškia, reikės apsitvarkyti prieš ją ateinant ir aš save įdedu į rėmus, bet gal aš blogai mąstau, mergina. Blogai mąstai. Man tas pats yra su vaikų auklėm. Bet kad susitvarkyt prieš tvarkytos, tai man atrodo, čia visas. Tai gerai. Ta puikia proga. Čia ta normali baimė, ne? Nebent jungi šeimą, dabar pas mus yra visa šeima pakaustyta tą rytą, šiandien ateina tvarkyti, o dabar visi einat per savo aukštus ir kambarius ir viską įsidėliojat. Tai kaip sakant, susidėlioja. Bet man tas pats, kaip tu paminėjai vaikų auklės, tai aš vis dar irgi nepasiekiau to lygio. Mes visaip kaip bandėm, bet atrodo vaikų auklės pasamdymas, turėjimas ten tas kelias valandas, kad kažkur išeiti porai valandų, man užtrunka daug daugiau darbo iki to ir po to, iki to viską paruošti jai ir užkandėlės ten ir ką galima, ko negalima sąrašiukus padaryti, arba net ir to nedaryti, bet vaikus paruošti. Ir tada dar po tų auklių, kai vaikus jau reikia vėl susirinkti, sugrąžinti į tai, kad mes jau vėl šeima ir nuleisti jų garą ir emocijas ar dar kažką, tai kažkaip mes su ta auklė taip vis bandom, nes atrodo, taip reikėtų tos pagalbos, kai gyvenam toli ir niekas niekada mums negali paimti vaikų, nei vienos dienos, bet vis tik nepavykęs projektas ir atrodo geriau tada, žongliruojam dviese. Bet Danijoje anksčiau jūs pradėjo vesti darželius, čia yra didelis skirtumas. Nuo kokio amžiaus? Mano asmeniškai visi vaikai pradeda nuo 11 mėnesių, bet galima jau nuo 9 leisti, iš principo į lopšelį, vadiname darželiu, bet lopšelis. Tai nėra jokių reikalavimų tam lopšelį, nereikia nei kad vaikas sėdėtų, nei kad valgytų, nei kad vaikščiotų, tai tiesiog 9 mėnesiai ir prašom. Tiesiog jie pasižiūri, ar tam vaikui reikia padėti užmigti vežimėlį, ar jisai lovytį miega, kaip pamaitinti jį. Man atrodo, mes šiek tiek paprasčiau tai žiūrim. Tu ateini į darželį, atvedi savo vaiką ir jau jie prižiūri tą vaiką. Jo, tai jau nebekelia jam reikalavimų, kuris miega. Miegos, tai miegos. Nes Danai, man čia. Aš supratau. Ne, man buvo klausimas, kaip auklėtojas man prisitaiko, nes vienas gali turėti vienus įpročius užmigti. Tai nesitaiko tiesiog vieni. Ne, tu jau atvedi darželį, tai tu jiems duodi tą vaiką. Tai tu jau, pasitiki, bet aš labai pasitikiu. Ir manau, daugelis pasitiki. Danijoje ir labiausiai tos profesijos, kuriais žmonės pasitiki, kaip bebūtų keista, yra darželių auklėtojai, gydytojai, slaugytojai ir policininkai. Bet čia labai svarbus dalykai. Tai visa visuomenė pasitiki tuo, kas jau yra sukurta sistema ir žinoma, ten yra tiek tų lepsusų. Ir jeigu tik atmerktum akis, o jeigu dar iš Lietuvos seneliai, kai tarkim būna atvažiuoja pasimti vaikų, tai eina į tą darželį ir tokia, žinai, nukautuoti. Ar jie būna pakraupę? Čia dabar, Papasakok, kas labiausiai šokiravo, pavyzdžiui, tavo ar tavo vyro tėvus, kai atvyko ir pamatė. Mes ir su draugėm aptarim, tokį galiu dabar rinktinį padaryti iš visų mūsų lietuvių draugų, kurių tėvai atėjo aplankyti į Danų darželius. Tai tvarka. Ten visiškai viskas apkuista, apversta, neišvalyta. Man atrodo, mūsų valytoja darželė baigė dirbti prieš keletą mėnesių, bet nuo jos dar ir nepasamdė ten, nežinau, pusę metų. Tai jie ten patys vaikai, kiek apsitvarko tiek. Ką jie valgo? Tai šiltą maistą, bent jau pas mus darželė, tai čia jau toks geras. Tai gauna porą kartų per savaitę šilto maisto. Porą kartų per savaitę. Juoda duona yra, sviestukas įdedamas į lėkštutę, gabaliukas juodos duonos, sviestukas. Ir kartais būna ten arba prieš pietus, arba po pietų, dažniausiai prieš pietus ta užkandėlė, tai duoda arba ten kiaušinio, arba skardinės skumbrės, arba ten dar kažko užsidėti ir kokia viena morkytė. O po pietų tai būna balta bulkytė. Jie ten vietoj kepa šviežias, skanios tos donytės ir bulkytės. Pažodžiu, toks maistukas per dieną. O 1 arba 2 kartus per savaitę duoda kokios sriubos ar ten kitą patiekaliuką iš žuvies ar mėsytės. Aišku, paderina ir tai, kad nebūtų kasdieną mėsos, nes irgi nereikia kasdien valgyti, žodžiu, daug ir vegetariškų dienų, tai yra duonytė su sviestuku. Tai ir šiaip vaikų net neverčia valgyti. Bet iš kur tada vaikai baltymų gauna? Nieko jie ten negauna, man atrodo. Žuvį gauna.
Jo, bet pamėgsta tokius dalykus ir jiem ten linksma. Ai, dar kepenų paštetą labai dažnai duoda darželį irgi. Nu, bet čia kasdien tas pats, ta prasme. Ir kas įdomiausia, man tik dabar šiaip sužinojau, nes mano dukra jau 6 metų, dabar jau jinai visiškai viską papasako, vyriausia darželį, jau išeina į mokyklą. Tai jinai sako, kad po pietų, kai yra tas valgymas, tai jų net nekviečia susėsti valgyti. Kas nenori valgyti, gali tiesiog žaisti. Vaikai nuo 3 iki 5 metų, kas ten nori, baig žaidimą ir eit valgyti. Jie sako, bet mes su Nikolu labai ilgą nebūdam, tai mes einam pavalgyti tos Danytės. Kodėl toks didelis skirtumas? Aš nežinau, bet kaip tu jau... Kitas pasaulis. O ten apie miegą, tai aš net Aš taip galvoju, dabar klauso moteris gyvenančios Lietuvoje, ar ne? Nu tai pakraupimas. Jo, ten, ta prasme, kepurės, kelnes. Jau nuo 2 metų vaikas turi apsirengti pats ir išorinius rūbus, ne? Nes skatina savarankiškumą. Tai yra puiku. Mes visi irgi siekiam, kad mūsų vaikai būtų labai savarankiški. Nu, bet buvo toks irgi nuotykis, kad lopšelį vaikas 2 metai suėris dar, nu, visiškai nemokėjo pats apsirengti išorinių drabužių. Sako, nu, tai šiandien į lauką neišėjo. Nu, va. Nepavyko vaikui apsirengti. O ten kepurės, pirštinės, tai irgi, turime, kas nori, tas dedasi. Yra tik tokių griežtesnių porą dalykų. Pavyzdžiui, saulės kremas. Jį tepa visiems prieš išeinant į lauką, nu ten duoda vaikam ant rankučių, jie ten tepa, kažkiek padeda mažesniem ir vaikai žiauriai padeda vieni kitiem. Pavyzdžiui, jeigu jau į darželį atėjus nuo 3 metų, tai jau ten yra žiauriai daug vaikų, labai mažai suaugusių, tai tie vyresni 5 metų vaikučiai padeda 3 metų vaikučiam apsirengti, pasitepti. Čia nuostabu, čia labai gerai. O Aivara, ar tu žinai, Danijai, kaip yra su gimstamumu, jis mažėja, didėja toks pats? Ar kaip visą? Aš statistiką, tarp kitko, žiūrėjau prieš mūsų tinklalaidę, kad šiek tiek geresnis gimstamumas iš tiesų negu Lietuvoje. Bet tai dėl to, kad žmonės neapsikrauna, tėvai neapsikrauna, tokio spaudimo neturi. Bet ir greičiau moteris gali integruotis į darbo rinką, nes į darželių vaiką greičiau išleidžia, mažiau atitrūksta, plus Aivara turbūt patikslins tos visos sąlygos, turbūt grįžimų į darbą yra galbūt palankesnis. Man atrodo, tas gimstamumas tai irgi vis dar turi didžiulę problemą, nes jis dabar ypatingai nukritęs yra, tai vis tiek nori ir turi kelti, bet pagrindinė tai iniciatyva, ką daro, kad tą gimstamumą didinti, sako, kad iš tikrųjų problema yra, kad žmonės labai atideda dabar. Ne tai, kad nenori turėti vaikų, bet tiesiog vis vėliau jų nori turėti ir tada problema vaisingumas, ar ne? Bet šitą problemą tai politikai labai padėjo spręsti, nes iš pradžių jau labai senai buvo suteiktas tas, kad nemokamas pagalbinis apvaisinimas poroms, kurioms sunku susilaukti, o dabar nemokami netgi 2 vaikai, tai yra iki 6 bandymų. Tai tiesiog investavo į pagalbinį apvaisinimą. Iki 6 bandymų už kiekvieną vaiką? 3 bandymai kiekvienam vaikui susilaukti. O prieš tai buvo mažiau? O prieš tai buvo vienam vaikui 3 bandymai, o dabar jau 2 vaikai, 6 bandymai iš viso. Ir dar tikriausiai, kad nebūtinai susituokę turi būti, ar ne? Oi, ne, ta prasme, ten nėra jokių. Na, vyras su vyru, jiems yra tikrai sunku, nes surogatinė motinystė dar nėra Danijoje patvirtinta, bet jau eina link to. Nes Lietuvoje dabar labai... O mama irgi gali. Irgi. Solo mamos yra visiškai... Maksimaliai lengvina sąlygas susilaukti visiems. Taip, bet aš manau, kad tai yra pagrindinis toks objektyvus dalykas, kaip bando. O visa kita, tai aišku, yra daug tų socialinių iniciatyvų ir dabar, kaip tu sakai, Greta, apie tą palengvinimą grįžimo į darbą, vaikų auginimo, apskritai moters atsigavimo, po gimdymo, atsistatymo. Po truputį pradeda irgi link to eiti. Manau, diskusijos labai panašios ir Lietuvoje. Labai panašios. Bet pas jūs jau labai daug ką jūs prieki. Pas mus, tarkim, yra labai mažai darželių, kur primtų nuo 1,5 metų vaikus. Taip. Viskas yra nuo 2 metų ir eilės. Pas jūs yra šitas dalykas išspręstas, kad mama anksčiau gali, nes irgi auklė ne visi gali sau leisti. Taip, ir privatų darželį. Ne, nu vėlgi, ne visi gali leisti. Vadinasi, tu gal pasirinkai. Aš nežinau, ar Danija yra privačių darželių. Ne, yra toks iš tikrųjų kitas dalykas. Labai trūksta vietos viešuose darželiuose, kaip ir čia visą laiką trūksta vietos vaikams. Tai yra toksai kaip auklės, bet jos 4 vaikams. Vienas žmogus, jos dažniausiai savo butuose prižiūri tos vaikus ir vienas suaugęs žmogus gali prižiūrėti iki 4 mažiukų. Tai dažnai, jeigu nebūna darželį vietos, užrašai pas tą auklę. Bet niekas nelaiko to privačiu, nors jos ir dirba privačiai visos, bet dėl to, kad valstybė kompensuoja, jeigu tu dar nespėjai gauti vietos. Čia panašiai kaip šeimos darželiai Lietuvoje, ką mes turim. Tu moki kaip už paprastą darželį. Ir kitas dalykas, kad tikrai Danijoje žmonės mato žmonės, vieni kitus ir ypatingai mato mamas, kaip pas mus tikrai yra įtampa. Aš dabar, kadangi esu neseniai pagimdžius, tai vėl viską pastebiu, įeiti į parduotuvę ar kavinę, jeigu kažkoks laiptukas ir tu bandai tą vežimuką stumti ir šalia stovi vyras ir tiesiog prunkščia, dūsauja greičiau, trukdai čia praėjimą.
o tiesiog galėtų leisti, kad aš jums padėsiu pakelti ir įeiti. O man žinai, kas labiausiai patinka, net ne tai, kaip dar kiti aplinkiniai reaguoja, bet kai dabar aš irgi dar vis esu motinystės atostogose, jau mano mažyliai 10 mėnesių, bet kai tik Danijoje vaikšti su vežimėliu ir dienos metu vien mamos arba tėčiai su vežimėliais jos stumdo, ar ne? Ir visi pakėlė akis, tau šypsosi, sako labas, tarsi mama mamai yra tiek nerealus palaikymas. Ir man atrodo, tai pati fainiausia pradžia, kad visos taip pakėlė akis ir tu žinai labas ir tu šiandien nemiegoji. Aš tavęs visiškai nepažįstu, bet kiekvienas nusišypso ir tai taip pakėlė nuotaiką kiekvieną dieną. Čia daugiau, nesėdys, žinau, šito prašau nekomentuok, kad nebūtų kažkokia neteisinga žinutė iš mūsų, bet Danijoje dienos metu yra Happy Mom Hour, kur mamos gali ateiti ir gauna vieną nemokamai. Kokteilį? Aš sakau, be komentarų tiesiog. Okay. Tai ant tiek yra. O kokio amžiaus turi būti vaikai? Ar... Tai nieks neklaus. Ne, gali būti ir vyresni, tai tada skrisi. Ir dar kitas dalykas, apie tu tas šypsenas sakai, bet ir apie vyrų įsitraukimą irgi labai didelis skirtumas, nes kai paskutinį kartą buvau pas jūs, buvo Halloweenas ir atsimenu sekmadienį, ėjome kažkokią salę, ten gimnastikos buvo užsiėmimas tėvų ir vaikų ir buvo visi su aprangom Halloweeno, mano vaikas buvo su Spidermano ir aš buvau tuo metu neščia ir tas jo kostiumas buvo per didelis ir tiesiog vyras, kurio aš nepažįstu, prie mano vaiko ir atraitojo jam kelnes, kad jisai neužkliūtų ir kelis kartus dar perkelė per tokį buomą, reikėjo peršokti. Jisai matė, kad aš esu neščia, jisai pats turi, po to pastebėjau, kad turi 3 vaikus, bet jis tiesiog pamatė, vaikas, kažkoks vaikas, jam sunku ten peršokti ir jisai padėjo. Ir jis dar vienas tais 3 vaikais spėjo atėjo. Aš neįsivaizduoju Lietuvoje tokios situacijos, gal dar nepatyriau, gal kažkur jinai vyksta. Kad vyrai tiesiog taip pastebėt. Mes dar progrese tame, mes labai žingsniais esam šioje vietoje atgal, taip. Bet situacija aš tikiu, kad jinai gerėja. Na ir aš turiu brolį, jam 19 metų, aš labai tikiu, kad kai jisai taps tėčiu ar ne, jeigu taps, gal reikėtų korektiškiau sakyti, tai sakykime, jam bus apie 30 metų, jau jų karta jie visai kitaip, žinai, mes dabar tokioj tranzitiniai būsenoj, mūsų tėvai gal truputėlį vėl kitaip, o kažkaip dedu viltis, kad mes šiek tiek... Aš tai kažkaip dar, kai sako tas vyrų įsitraukimas į vaikų auginimą, aš tai kažkaip net nematau vyrų įsitraukimas. Koks dar įsitraukimas? Tarsi, aš džiaukitės, kad įsitraukčiau tą vaikų auginimą. Aš jau ir taip darau tokį darbą, kad išnešioti vaikus, pagimdyti vaikus. Tai jau nuo tos minutės, kai aš, kaip sakant, pagimdau viskas, mes lygus. Ir čia nėra, kad vienas ar kitas labiau įsitraukęs. Tiesiog jo vaikai, jis ir augina juos. Bet dabar, aš kadangi esu pati moteris, tai esu žinoma, kad už moteris, bet truputėlį nepalikti ir vyrų tokioj visai pilkoj kažkokioj tais erdvėje, ar ne? Tai vyras dabar atsikėlė ryte, jisai eis į darbą. Ir jis dabar turi keltis naktį, kad moteris pailsėtų, bet moteris tai galės vėliau tiesiog protiškai nedirbt. Bet kada moteris vėliau Negalim sulyginti, aš manau, kad moteriai tam yra motinystės atostogos, tu būni, neišsimiegi galbūt, bet, pavyzdžiui, mano tai labai tikrai atmintis, visa galva suprastėjo, tai aš įsivaizduoju, dar jeigu keltis ir eiti darbo, turėjau draugę, kuri keldavosi ir eidavo į darbą su lėliuku, ta prasme, tai, jinai tikrai ta galva buvo lėtesnė ir visa kita. Aš nenorėčiau pasakyti, kad vyrai 50-50 šitoj vietoj, nes, jie tiesiog negali būti vienas atostogaujantis, o kitas neatostogaujantis, dirbantis ir irgi lygiai tiek pat auginantis, Greta, tau reikia 3 vaiko, kad prisimintum tas pirmus metus. Ne, aš prisimenu, buvo nelengva ir buvo daug pykčių ir su vyru ir visa kita. Taip, dėl to, kad tu esi pervargęs, bet aš tiesiog dabar logiškai bandau galvoti, nes vyrai visada tik tai girdi, kad aš tai moteris, aš pagimdžiau. Jis nepagimdys, jau jam Dievas nedavė to. Bet ko gero negalim visko suabsoliutinti, labai lengva kalbėti savais pavyzdžiais. Tarkim, mes, kai laukėmės 3 ir labai daug apie tai kalbėjom, kas bus po to, kai susilauksim. Nes po 2 vaiko aš irgi buvau be proto pervargus, buvo labai sunkios naktis ir dienos netokios lengvos, jis buvo labai linksmas, bet tos naktinis nemiegas tiesiog visiškai ištaškė ir beprotiškas nuovargis ir perdegimas. Ir perdegti beje galima ne tik nuo darbo, bet galima perdegti ir nuo sauskelnių keitimo arba nuo žindymo ir bet ko, kas tai bebūtų gyvenime. Tai po to kalbėjom, ką daryti, kad tas su 3 vaikų laikotarpis būtų lengvesnis. Aišku, mano vyro buvo toks non-negotiable, kad aš negaliu žindyti, nes tada jis nieko negali padaryti. Jeigu aš žindau, man pavyko jį perkalbėti. Bet
tas, kad man beprotis svarbu yra naktinis miegas, kažkiek jo. Ta prasme, nereiškia, kad aš visiškai nesikeliu, tai yra neįmanoma, ypač jeigu tu žindai kūdikį, bet tai, kad jis padėtų kiek įmanoma man naktimis arba rytais duotų pamiegoti arba vakare kažkokį posmelį, kad perimtų dalį naktų, nepaisant to, kad jam reikia į darbą, bet jeigu aš išsimiegosiu, aš būsiu visiškai kitas žmogus, aš galbūt tada nerėksiu ant visos šeimos visą ištisą dieną, aš galbūt tada neperdegsiu ir visiems bus nuo to geriau. O yra labai daug vyrų, bet čia ir moksliškai įrodyta, kad vyrams šiaip net nereikia tiek daug miego, kiek moterims. Ir kad ir ką tu padarytum, ypatingai kaip sakau, kaip žindanti mama, tu vis tiek mažiau ir blogiau miegosi. Tai kad jis padarytų bent jau tiek, kiek gali. Tai mes irgi tiesiog apie tai kalbėjom, kad jo taip neigiamai tikrai nepaveikia nemiegas kaip mane. Tai labai svarbu tiesiog mano miegą saugoti ir jis darys naktim viską, ką galės. Taip, turbūt logiška tuos paėmė momentus, kurie tau turbūt buvo sunku su antru vaiku ir ką išspręsti. Ir čia, žinai, labai individualu. Labai individualu. Kiekvienai šeimai kitai. Tai kai aš kažkada Eimantui ar tau sakiau, tavo vyras nerealus, jis tobulas, tokių vyrų Lietuvoje nėra, kad taip jis būtų įsitraukęs į O tavo vyras? Mano vyras irgi yra nuostabus, už durų stumdo vežimėlį. Tai aš vakar ir pasidalinau, kai dalinies Instagrame nuotrauką, kai ramiai valgai, sakau, už kiekvienos pailsėjusios mamos ir ramiai valgančios, lėtai valgančios, slepiasi jai padedantis vyras, kuris ten nešio lėliuką ir panašiai. Tai tavo komentaras buvo juokingas, sakau, Lietuvoje taip vyrai, tikrai, Eimantas yra Maks įsitraukęs ir tikrai padeda. O tu sakai, Danijai tai čia jisai vidutiniškai žino. Bet jis ir pats tai pastebi visada. Ir jis dėl to jam yra tokia labai faina siekiamybė, nes sako, Lietuvoje suprantu, kad galbūt jau top 5 ir 10%, bet Danijoje tai toks jau netempi to vidutinybės, tai dar yra kur pasistiep. Bet grįžtant dėl gimstamumo, vyrų įsitraukimas, manau, kad labai svarbus, nes turiu draugę, kuri turi vieną vaikutį ir aš visoms čia dabar Maks reklamuoju turėti antrą vaiką. Antras vaikas yra skirtas pasimėgauti pogimdyviniu laikotarpiu. Kas tau moka už reklamą? Lietuvos vyriausybės sveikatos apsaugos ministerija finansuoja, kad didinti gimstamumą. Taip ir mačiau tavo tą istoriją ir tavo draugė nenori antro vaiko dėl to, kad vyras nepadeda. Nes visiškai nepadėjo, labai daug nuoskaudų ir tiesiog nenori vėl pulti į tą pačią būseną po gimdymo, ar ten pirmus kelius 2 metus, nes iš vyrų nesulaukia pagalbos. Tai. Ir nušoko mintis. Turbūt logiška, kad jeigu santykiuose yra kažkokie tais dalykėliai, ką reikia pataisyti, tai turbūt logiška. Pirmą juos reikia ištaisyti. Taip, nes vaikas tikrai nepagerins reikalų, tik paaštrins. Taip. Greičiausiai, tai linkim draugiai antro vaiko ir pagalbos iš vyro. Visiškai. Taip, apie tas, ir pamečiu mintis, sulėtėjusios smegenis, tai ir tu vienintelį iš tikrųjų turi smegenis dabar kontroliuot mūsų pokalbį ir eigą, nes tiek Aivarą, tiek aš po gimdymo, ir taip sunku yra pasirinkimai man bent jau, nes ten kofeinė buvau nesiniai ir galvoju, kažką užsisakyti ir sako, barista, tai ar latė ar kapučino, aš taip sakau, nežinau, ir pasimetus ar latė ar kapučino, nors iš tikrųjų tai tas svarbu. Bet čia, žinok, tiesiog mes moteris, mums gali tai būti ne tik po gimdymo. Taip, bet yra tos smegenės tikrai jos, bet nuo to nemigos, man atrodo, tiesiog kartais neveikia, nors tu ką, tai kažką rimto reikia padaryti ir visiškas blokas ir rūkas. Tai kaip grįžta moteris į darbą? 9 mėnesių ir grįžta. Tai arba 6, nes dažniausiai tėčiai ima pusę motinystės, tėvystės tų atostogų, vaiko auginimo atostogų. Danijai privalo dabar 3 mėnesius iš tų visų galimų imti, o dažniausiai eina pusę, tai 6 mėnesiai maždaug gaunasi. Tai siūlo imti 3 mėnesius, bet standartiškai visuomenė yra priimta, kad imtų bent 6, ar ne? Ne, manau, standartas yra tie 3 mėnesiai, bet dauguma dabar jau vis didėja tas, kaip sako, latte dads, kur vaikšto po miestų su vežimėliais labai patenkinti. Ir ypač tie, kurie ne pirmą vaiką turi, tie tėčiai patys pajunta kaifą būti tėvystės atostogose, sukurti tą beprotiškai gerą ryšį su vaiku ir to niekaip nepadarysi, jeigu šalia yra mama arba jeigu tik mama yra atostogose su vaikeliu visą dieną. Tai žodžiu, tėčiai pasiema tą dalį ir dar jie paaugina iki lopšelio ir tada jie nuveda vaiką į lopšelį. Todėl to dažniausiai būna nebloga pradžia, visko aišku visiems pasitaiko, bet signalas. Labą dieną. Pauzė. Žinimo pauzė.
Aha, labai įdomus momentas. Tėčiams skirtas trumpesnis laikas, jie savanoriškai įsitraukia netgi daugiau. Ir aš jau matau, kaip Lietuvos auditorija klauso ir iš karto klausimas kyla, tai kokios lubos yra išmokų Danijoje būtent, ar yra lubos, nes vienas iš pagrindinių dalykų, mes dabar Lietuvoje su vaiko priežiūra turim 2 neperleidžiamus mėnesius. Šita tvarka įsigaliojo prieš 3 metus ir visuomeniai toks iš karto. Tėčiam tai jau tikrai ne. Pirmas dalykas, mamos iškart nurašo, kad tėčiam nereikia, nes neapsimoka net nežinodami lubų, bet iš tiesų, kadangi dirbu su šeimom ar ne ir tą visą išmokų planą dėliojamės kartu, labai daug tėvų, kurių atlyginimas yra didesnis, jie nukenčia, nes jie gauna mažiau ir tada esi įsuptas į tą ratą, turi paskolas, lizingus, įsipareigojimus kitus, nežinau, ir gyvenimo būdas jau atitinkamai ar ne didesnis, tu nenori gauti 1000 ar 2 mažesnių pajamų tą mėnesį ar tuos 2, ar ne, ir tada galvoji, aš geriau neimsiu tų neperleidžiamų mėnesių, o geriau eisiu darbą. Tai kaip yra su išmokom Danijoje? Tai su tom išmokom gal nėra tokio koncepto kaip lubos, bet yra šiek tiek skirtingai. Ir tu dirbi viešajam sektoriui ar privačiam sektoriui. Privatus sektorius, tai jie gyvena savo gyvenimą. Gali tau iš viso nieko nemokėti per motinystės, tėvystės atostogas, yra tik bendra valstybinė pašalpa, kuri yra, man atrodo, jos lubos yra 2000 eurų, tos valstybinės pašalpos irgi priklauso nuo tavo atlyginimo, bet tu gali uždirbti Danijoje, žinoma, didesni atlyginimai bendrai, manau, negu Lietuvoje, dėl didesnio pragyvenimo lygio, bet tie 2000 eurų, ten jeigu uždirbi, kad ir 6000 eurų per mėnesį, vis tiek bus luba 2000. Tai yra privačių, kurie tiek ir moka. Viešajam sektoriui dažniausiai mama gauna 6 beveik mėnesius pilno atlyginimo, tai tau sumoka tą skirtumą nuo... Ir nėra jokių lubų, kad jeigu viešam sektoriui uždirbi kažkiek daugiau, jau tau vis tiek rėžis bus? Bet viešajam sektoriui nėra, kad ten labai dideli nėra, kad atlyginimai. Supratau. Tai nelabai ką reikia rėžti. O tėčiams viešajam sektoriui yra tie 3 mėnesiai, kur neperleidžiami pas mus, tai va, irgi tiek gali tos 3 mėnesius sumokėti, o ne viešajam sektoriui, tai kaip sakau, gali mokėti irgi kelis mėnesius pilną atlyginimą, gali būti, kad kai kuriems tėčiams moka 6 mėnesius pilną atlyginimą, o gali būti, kad visiškai 0 darbas duoda, tai gauni tik tą valstybės išmoką. O tai kaip tiem privačiam sektoriui dirbančiam tėvam ir mamoms, ar ne, jeigu gauni tos 2000 eurų, atlyginimas ar ne didesnis, ar jie renkasi pinigus, ar renkasi buvimą su vaiku, ar kaip jie sprendžia? Iš tikrųjų, daugelis vis tiek renkasi tą buvimą su vaiku. Kartais, jeigu ten, tarkim, tėčiams nemoka daugiau, jau kosmiškai didelis atlyginimas, pasirinks tuomet tik neperleidžiamus, galbūt nei 6 mėnesiams. Taip, žinoma, kai kurias šeimas tai ribos ir pasirinks mažesnį laiką, bet ko gero ir mes kiek pastebėjom, kai yra tik vos tie keli mėnesiai gyvenime, apskritai, juk Danijoje tos tėvystės atostogos labai trumpos, manau, palyginus su Lietuva, tai tie 2 mėnesiai su šiek tiek mažesniu atlyginimu, tikrai nepakeičia gyvenimo, o tikrai pakeičia gyvenimą tavo buvimas su vaiku. Ir visi tai pastebėjo, kaip ir sakau, už tai antrą kartą, kai jau turi vaiką, daug lengviau būna, nes tu supranti, kad galima susidėlioti tos finansus. Bet beje, ir yra ten, kaip sakau, tos valstybės išmokos, tai jos irgi yra nepilnus metus, man atrodo, 40 kažkelias savaitės, apskritai bendrai sudėjus visą šeimą jas gali gauti. Tai neretai yra išeinama ir tų visiškai neapmokamo atostogų. Tai su jomis gali išeiti, kaip ir aš, tarkim, dabar su 3, išėjau dar kelis mėnesius neapmokamo atostogų, tai iki tol, kol vaikui sukaks bent metai ir keli mėnesiai. Tačiau maksimumas, kiek tu gali išpešti. Bet kartais ir tos nemokamos atostogas yra visai išeitis. Lietuvoje motinystės metu visai populiaru, sakyčiau, pradėti kažkokį naują versliuką, ten megzt pradėti ar Instagram'e vesti ir reklamas, žodžiu, kažkokį... Pasikeitė, įvyksta. O Danijoje irgi mamos motinystės metu papildomai uždarbiauja, ar tiesiog jau yra mamos ir to... Visiškai ne, aš nematau visai tokios tendencijos, kad jos uždarbiautų. Bet nesakyčiau, kad yra tos tiesiog mamos, kur augina vaikus ir pasineria į vaikų maistuką ir tą ir aną. Tai supratom, gauna šiltą maistą. Eina to alaus už dyką vieną kartą per savaitę. Kol vaikas duonytė su sviestuku. Ne, iš tikrųjų, tai, man atrodo, pasineria į daug ir visokių socialinių veiklų, ypač jeigu gyveni didesnėme mieste. Tai kai esi motinystės atostogose, kaip kažkas, man atrodo, paminėjo, gyvenant labiau užmiestį, kad siaubė, kokia jaučiuosi vieniša, kai pagimdžiau vaiką ir esu motinystės atostogose, kokia aš jaučiuosi vieniša. Ir aš pagalvojau dabar, kai gyvenu Kopenhagoje, bet
Tai va, ko nejaučiu, tai vienišumo, man tų socialinių veiklų ir bendravimo yra šiek tiek daugiau negu mano apskritai labai socialios asmenybės ribos Net per daug, ar ne? Yra tiek pasirinkimo visokių renginių, renginukų, kavučių, alučių, kur tu tik nori eik mezgimo klubų mamoms su vaikai žaidimų, tu su babies kambariukų, mamų grupės, viešus sportai, ten ko tik nori, mega formeriai gali būti, joga, gali būti laukia treniruotas, gali būti ėjimas, gali būti bėgimas, kad ir ką besugalvotum. Tai, man atrodo, didelė mieste gyvenant, mamos pasineria visai tas veiklas su kūdikiu įvairias, arba savo, bet ir ne tik kūdikiu, ir savo. Šio pokalbio draugai Multigin. Multigin turi platų intymios higienos priežiūros asortimentą, kuris gydo ne tik bakterinę vaginozę, makšties sausumą, pienligę, bet ir turi raminamąjį poveikį tokiems sutrikimams kaip niežėjimas ar dirginimas. Tai kaip jūs iš tokio patogaus ir family-friendly gyvenimo Kopenhagoje nusprendėt ryžtis 3 mėnesių kelioniai su kemperiu į labai egzotiškas šalis ir svarbiausia su kūdikiu? Tai tikriausiai ir visų skiepų pagal kalendorių nebuvo Jūs dar keliavote gavus. Australiją, Naujoji Zelandija ir Bali? Balis ir Vietnamas pradžiai. O geras, tu sakai Bali? Bali? Bali. Taip, Bali. Kaip jūs ką sakot, Balis? Bali. Mano sūnus 4 metus klausė čia praeitą savaitę, mama, ar jau nupirkai bilietus į Japoniją? Mano dukra Žmonės to tarpu nuperka. sakė, jau aš tai į Japoniją tikrai nevažiuosiu. Ne Kodėl? dėl to, kad jinai ten buvo, bet jei kažkas yra, jaučiu dėl to, kad suši nekenčia. Jau manęs į Japoniją neišvešit, įsivaizduokit. O pas mane buvo tokia situacija, sakau, Jonai, gal tu nori, pavyzdžiui, nešvesti šiemet gimtadienio su draugais, gal mes kokią kelionytę pasidarom, va tau, va grinai. Gal pasirašyt, nes jis toks mėgėjas pakeliaut. Nu, gal į Pietų Ameriką. Tada sakau, gal švenčiam gimtadienį. Žodžiu, Bali. Bali. Ne, iš tikrųjų, tai Ir visur su kemperiais, atsiprašau, buvo. Kemperis buvo tik Australijoje ir Naujoje Zelandijoje, bet gavosi 2 mėnesiai ten kartu sudėjus kemperyje. Tai šiaip vis tiek buvo patogu, bet ta kelionė labai ilgai brandinta buvo mūsų su vyru, man atrodo, mes tokie, kur labai lietuviškai, be jokių pauzių visą gyvenimą, baigiai mokyklą, tiesiai universitetą, nei mėnesio pertraukos nepadarai, per vasaros atostogas aš irgi visą laiką dirbu arba praktikos mainai, nei gepjerų, nei gepdėjai, niekur gyvenime nėra buvę. Tai sakom, kad tikrai reikia kažkokią pasidaryti ilgesnę kelionę, mes jau pribrendom. Čia kaip ir su išvykimu į Daniją, kadangi nebuvom užsienį studijavę, sakom, reikia, jau viskas, reikia dabar bent doktorantūrą išlėkti. Taip ir su ta kelionė, ją brandinom ir man atrodo, sakėm, kad jeigu turėsim 3 vaiką, tai tikrai turim viską sumesti visas pajėgas investicijas. Tai kiek laiko brandino tą idėją? Manau, kad su vaikais, kai jau gimė vaikai, kad sakėm, tikrai nestabdysim ir su vaikais vis tiek keliausim. Nebuvo ekspromptų sugalvota. Ne, bet man atrodo, mes ir iki vaikų nedaug spėjom nukeliauti dar savo gyvenime, mes labai ilgą laiką kartu, bet visą laiką dar taip studentiškai ir nesam tiek toli, kaip sakant, nuvykę, o labai norim. Tai sakom, kad vaikai mums nestabdys. Dar kol į mokyklą neina. Būtent, labai geros aplinkybės. Tai dabar ką? Kaip sakant, jau susilaukėm 3, dabar jau tikrai turim atostogas. Sužinojo ir vyras, kad gali tos 3 mėnesius gauti kartu su manim, kad mes galim turėti tas Jūs bendras. susidubliavot motinystės atostogas? Taip, tai čia buvo mano motinystės ir jis pasiėmė tiesiog negale su vaiku pabūti, o per vidurį. Bet gali dubliuotis mama su tėčiu. Kaip nuostabu, nes Lietuvoje arba vienas, arba kitas nori į Australiją važiuoti, tai važiuok viena, arba tėtis vienas su vaikais. Tai manau, iki Akropolio gali kartu nuvažiuoti. Tai manau, tokias aplinkybės ir susidėlioja, šita pati pagrindinė. Šitai wow. Ir dar didžioji mūsų mergaitė tik šiemet pradės mokyklą, tai dar spėjom. Į tą langą. Tai kaip sakant, buvo prioritetas, kad visą kitą metą. Bet kaip su tuo kemperiu? Mes turėjome Eriką, mamitologiją, pirmame epizode pasako, kaip po Norvegiją keliavo su kemperiu. Aš asmeniškai su vyru ir draugais irgi Australijai su kemperiu keliavau, bet mes be vaikų. Aš laukiau tuo metu jaunuko, bet mes neturi ką prižiūrėti. Man patiko, bet tiesiog nes pirmą kartą buvo tokia patirtis, smagu ir aš tada galvau, gal, kai nebuvau keliavus, galvau, kad kai turėsiu vaikų, kemperis būtų
smagi alternatyva, bet kai mes pakeliavom, aš supratau, kad aš visada būsiu indaplovė, gamintoje, jeigu kempingas neturės normalaus dušo dar ten dalykus pajunginėt, man tada gal geriau su mašina važiuoti ir viešbutį kažkokiam ar motelį. Čia skamba kaip atostogas tas viešbutis ir motelis, tai bet kur tau žmogus važiuosi atostogų? Tai čia mintis žmogaus, kurio vaiko dar net nebuvo, jisai tik tai buvo dar ten 8 nėštumo savaitėje. Man atrodo, kad apskritai man bent jau, kad turėti 3 vaikus, nepaisant to, kad sakiau, kad esu tvarkinga, truputį atsiemu, reikia žiauriai nuleisti standartus, bet jau girdėti ir iš daniškų darželių, kad, aš tikrai esu savo standartus truputį nuleidusi motinystėje ir su vaikais, bet jau kemperiu keliaujant, tai reikia labai žemai turėti standartus. Spėkit, kiek aš kartų plovau rankas savo mergaitai, kuri sėdėjo ant žemės ir žaidė prieš maistą. Nedaug. Tai tie standartai turi būti žiauriai žemi, man atrodo, kad tu išgyventum, nes kitaip tai gali tiesiog išprotėti, jeigu visą laiką galvosi apie tai, kas ką valgys, kas kaip nusipraus, kas ką pamaitins, kas bus švarus, kas nešvarus ir panašiai. Tvarka kemperio irgi kosmosas. Man atrodo, tas pirmas mėnesis šiaip mums dėl to ir buvo toks sunkesnis keliaujant kemperį. Ypatingai pirmas savaitės. Jo, nes įsivaizduokit, 5 žmonės, jau tas kemperis didesnių nebūna, bet vis tiek 5 žmonės, 3 maži vaikai, kurie nieko patys nesugeba dar pasidaryti, jau po to pramoko. Ir dar taip vos aplink savo ašį gali apsisukti dar su vaiku, rankose dar kitas ant kojos, kavidas ir taip, iš pradžių buvo, reikia gerai pakvepuoti. Bet po to apsipratom ir kažkaip visai įsivažiavom į tą ritmą. Rado visi rolės. Mažesnė patalpa tvarkytis. Bet man su to tvarkymuose, tai ten buvo toksai grinai, mano vyras išeina su vaikais į žaidimų aikštelę kokią ar kažkur kitur pasivaikščioti. O tau meditacija. O man palikit valandėlę, aš sutvarkysiu kemperį. Ir aš vakarienę, iš tikrųjų, taip kaip Dievą myliu, visas vakarienės kemperį gaminau aš, kartais su kažkurio iš vaikų edukaciniais, kaip sakant, tikslais, ir jeigu jam buvo smagu ir gera nuotaika, bet buvo tokia meditacija man ten, aš pagaminsiu, jūs tikrai. O kas sunkiausia buvo kelioniai? Vis tiek 24/7 penkiese turėjot būti. Nebuvo niekas sunku, nes Aivara labai pozityvi. Ne, buvo tas sunku. Ir su vyru turėjom gerai, mes visada gyvenime žongliruojam dėl visko, kad pasidalinti krūvius ir vaikus ir kaip čia visus savo darbus suspėti ir panašiai. Bet kelioniai tas, kad nei vienas, nei kitas, iš tikrųjų abiejų pilnos rankos ir nei akimirkos savo. Tarsi, aš tikrai išmokau eiti su nešykliai į tualetą, po to ir be nešyklės, gali 2 vaikai ant mane sėdėti, aš sėdėti tualete, nieko tokio, bet toksai, kad non-stop, tarsi 100 dienų, 24 valandas per parą, jokios akimirkos. Aš manau, kad ne visi išgyventų. O buvo akimirka, kad su vyru dviese pabuvot? Buvo koks 1 ar 2 vakarai. Per 3 mėnesius. Ko tu klausė, Aurėja? Kur lygis 10 Kur tu eini? Standartai yra žemi. Jo, nuleisti. Standartai yra žemi. Ne, bet su vyru bent nesipykom kelioniai. Mes tikrai nemažai pykomės su vaikais ir bandėm juos auklėti. Kalbėtis apie ką tu. Kontakto nėra, tai ir... Iš tikrųjų, bet nebuvo nutaikytos, kaip sakant, strėlės vienas priešais kitą. Žinot, kaip gali būti su vaikais. Arba į vaikus, arba priešais vienas kitą, tada jau vaikų nelieti, nes jie neliečiami. Čia kaip išgyvenimo filmas koks nors. Robinzonai. Matai, mano kartais nuotraukas. Bet kaip tai lūkesčiai, sakai, lūkesčiai maži, kelionės idėja brandinot ilgai, tada įvyksta, pavyzdžiui, man dažnai būna prieš kokią kelionę, žinai, susigalvoju lūkesčius, prisižiūri nuotraukų, tą jausmą jau pradedi jausti ir kartais pasiteisina į vieną pusę, kartais į kitą pusę, kaip jums pasiteisino, ar tai buvo ta kelionė, kur galvot, kad taip ir bus, ar jinai buvo visai kitokia, bet galvot vis tiek nereali gyvenimo patirtis ir dar smagu, kad visi su vaikais. Nereali gyvenimo patirtis, bet ne tiek dėl pačio principo, kad keliavom, pamatėm, aišku, kad mes ir keliavom, ir pamatėm, ir patyrėm, bet labiausiai tas, ką ta kelionė padarė mūsų šeimai. Ir visokių tų akimirkų buvo, bet man atrodo ypatingai dėl vaikų, kaip jie atrado ryšį vienas su kitu ir kaip mums dabar lengva grįžus namie. Jie atrado ryšį būdami kelionėje, ar ne? Aha, nes jie irgi buvo priversti būti vienas su kitu visą laiką ir mes, aišku, nesivežėm jokių žaislų ir panašiai, tai jie tiesiog turėdavo žaisti ant su akmenukais, pagaliukais ir jie buvo vienas kitam vieninteliai didesnieji vaikai, tai ir tą mažylę po truputį bando irgi priimti, bet tas labai labai gera, kaip jie atrado ryšį, ko gero jie atrado ir saugumą, kad yra visada su tėvais, tai nebebuvo tokios konkurencijos ir net galvojau, kad, žinot, kaip sako, kai turi daugiau vaikų, ten turėjos pasimti pasimatymą pabūti, kad kiekvienam būtų nedalomo dėmesio.
Bet man atrodo, mes irgi bandėm vis atsiskirti ir pabūt po vieną, bet man atrodo, tas buvimas kartu, jis yra mūsų šeimai bent pats sunkiausias, bet va ta pamoka buvo pati didžiausia, kad mes galim dabar. Nebijojot ligų? Ar ten įkandimų gyvačių? Net tu dalinaisi, kad ir žygius ėjot. Naujoje Zelandijoje nėra nuodingų gyvačių. Australijai viskas prieš tave, bet Zelandijai tai visiškai saugu. Jo, bet buvo ir Australijoje. Buvom ir Australijoje ir, aišku, šiek tiek pro Vietnamą ir Balį, ten apie uodus ir panašius dalykus. Visko galima bijoti. Bet aš kažkaip niekada nebijau. Aišku, Australija ir Zelandija bendrai, man atrodo, be galo saugios kryptis su vaikais. Jos visiškai vakarietiškos ir ten viskas saugu ir gerai bendrai ir yra gera sveikatos priežiūra ir pagalba, jeigu to reikėtų. Aš gal bendrai galvojau, kad bus labai apmaudu, jeigu vaikai pastoviai sirgs, nes mes žinom, kad vaikai, tie maži iki mokyklinukai, jie serga bent kartą per mėnesį, sudėjus 3 vaikus, tai turim... Ir dar kiaulystės dėsnis, kelionė. Dar susimuš, susidaužys. Tai žodžiu, kaip sakant, galvojau, kad gali būti, kad labai nuobodžiai sėdėsim viešbučio kambaryje arba tam kemperiu užsidarę, nes tikrai yra tokių kelionių daug buvimų. Bet kažkaip jie nei vieno karto, nei vienas nesusirgo. 3 mėnesiai ir netgi mano vaikai turi tokių ligų, kurios pastoviai reikia gydyti ir Danijoje, bet ten nieko, jokių vaistų, jokių ligų. Tai manau, kad geras klimatas. Geras klimatas, nes mano brolis keliavo irgi tuo pačiu metu Naujoje Zelandijoje, irgi nesusirgo. Grįžo į Lietuvą iš karto kitą dieną. Geras klimatas, daug buvimo gal Grynam ore. Grynam ore. Aš, mano draugė gyveno Malagoje, prie Malagos, tai irgi sakė, daug skandinavų ten gyvena, realiai tu nesergi, neturi nei ten slogos, nei kosiai, tik tai grįžta į Daniją arba į Lietuvą, iš karto pasigauni, bet iš esmės tu kvėpuoji jūrą, net sako, ar ne, kai važiuoji prie Baltijos jūros, labai gerai, jodo, druskos. Ir ta veikla. Mes realiai neėjom į jokius žmonių, ten tos masinius susibūrimus, kur uždara erdvė. Mes visą laiką gamtoj, tai kur ten tos virusus čia labai viskas fainai skamba, nori Naujoje Zelandiją, tai kiek kainavo jūsų kelionė, ką Excelis tavo rašo? Gerai, iš tokį galą nesuvedžiau. Tai va čia iš to chaoso. Bet mes buvom nusimatę ir atsidėję šitą, aš labai... Atsiprašau, 3 mėnesiai, man buvo 5 žmonės. Taip, man buvo didžiausia baimė, kaip mums visko, kad užsitektų, nes dar yra tos kasdienės išlaidos, kurias lieka na vietai, va ten Excelius dėliojau pradžią, kiek mums reikia turėti ir susitaupyti. Tai buvau atsidėjus truputėlį virš 30 000 eurų. Ir jūs planavote išnuomot namus Danijoje, ar ne? Šįkart ne. Šiaip mes labai laimingi nuomojam per Airbnb ir mūsų kelionės dažniausiai taip ir atsiperka. Bet šį kartą neišnuomavot? Bet kas tau nori važiuoti į Kopenhagą sausį, vasarį, per šitus šalčius? Neradot tokių drąsuolių. Neradom drąsuolių. Supratau. O kur labiausiai patiko? Ir kur daugiausiai... Kur sugrįžtumėt? Noriu klausti, kur daugiausiai kainavo, bet... Bet kur sugrįžtumėt bendrai, kur labiausiai patiko? Į Australiją norim sugrįžti. Ne dėl to, kad Naujoje Zelandijoje ten be proto mums patiko ir ko gero įspūdingiausia, bet Zelandijoje daugiausiai minčių kilo, kad neverta taip toli važiuoti, nes turim Europoje šiaip labai daug panašių dalykų, fjordus turim Norvegijoje ir Alpes turim didžiulės ir gražias ir mes dar tiek galim čia keliauti ir nebebijoti keliauti su mašina, bet į Australiją norim sugrįžti, bet jinai tokia didžiulė, o mes matėm tik mažyti kamputį. Kad dar yra ką ten nuveikti, ar ne? Ir labai fainai ten keliauti, labai vaikam draugiška aplinka ir tuo pačiu ir vakarietiška, bet kaip Azijai ten ir paplūdimiai, ir oras, žodžiu, tie gyvūnėliai, fantastika. Man žinai, kai mes buvome Australijoje, kas man labai įsiminė, kai būna šiaip keliauji ir klausia, where are you from? Ir dažnai sakai Lithuania, tai, tai vis tokia, kur ta Lietuva, ar čia prie Serbijos, ar čia prie Rusijos, ir toks truputėlį, žinai, nesijauti gal toks jau, kad proud. Esi proud širdį, bet, ant popieriaus, kaip sakant. O nesakai North? Ką tu apgaudinėsi, gali sakyt Baltic States, gali sakyt, ką nori, vis tik kažką suvedinėja, bet kai buvom Australijoje, jie klausė, where are you from, ir aišku, tu jam net gali sakyti Lithuania, ir tada jie klausė, where is that, ir sakai Europe. Oh, you from Europe, mums taip visi pavydėjo, aš atsimenu, taip keistai jaučiausi tokia, žinai, karalienė, nes iš Europos. Yeah. O mes Australijoje ir mes Australijoje. Ir, atvirkščiai, žinai. Tai man tas labai atsimenu keistai buvo, kad mes jautėmės labai egzotiškoj šaly, o jiems atrodė labai, fainas dalykas, kad mes iš Europos, kad negyvenom. Jie neturėjo kada bendrauti, man atrodo. Ai, ne. Ai, tiksliai. Tiesa. O kaip... Truputį grįžkim apie tavo išvykimą į Daniją. Kaip kodėl pasirinkote Daniją ir kas buvo sunkiausia adaptuotis? Nes dabar jau kiek daug metų? 15, 10 metų? 8?
Tik 8 dar. Tai ar Ir jau priėmė jūs kaip už savo, turiu 2 draugų? Ar... Aš tai jaučiuosi visiškai kaip namuose Danijoje ir man atrodo, kažkuria prasme taip netyčia susidėliojo, kad aš tada, kai buvau medicinos studentė, dar aplikavau į vasaros praktikai, norėjau išvažiuoti skirtingas šalis, Švediją, Šveicariją, Daniją ir gavau ten porą atsakymų, kad mane ten nori priimti į kelias ligoninės. Ir galvojau, wow, kaip čia man pasisekė, nu tai ką, važiuojame į Kopenhagą, tada į Odensę, tą kitą miestą. Ir kažkaip ypatingai po to pabuvimo, tiesiog man ten taip lipo, toks atrodo, tokia mano vieta. O kas lipo? Nes tu buvai, kaip ir tikriausiai ir mes, nu tokia tipinė kaunietė, truputį tipa, kur mėgsta ten gražiai atrodyti. Bet gerai mokosi. Bet gerai mokosi. Čia viskas suderinama. Taip, žinoma. Ir FIFA nėra būt blogai. Ne, čia gyvenimo būdas. Visiškai į... tai ir kaip tave ten priėmė, kad sakai, labai labai patiko, prilipo, tai kas ten? Kuom ten taip medum patepta? Aš pradėjau juk tas praktikas ligoninėse. Tai dabar aš jau nebežinau, kaip yra Lietuvoje, gal yra viskas lygiai tas pats ir dar geriau. Tai neklausykit manęs, negalvokit, kad čia ir Lietuvoje tas pats, bet tiesiog man ten labai lipo darbo aplinka, medicina apskritai, kaip viskas yra daroma, nes man atrodo, mes visi mokomės kaip ir taip pat, ir Danijoje ir Lietuvoje, kaip turėjau medicinos studijas ir dabar palyginu ir Danų medicinos studijas. Atrodo, anatomija ir anatomija. Tas pats, visur tas pats, gydymo metodikos, ant popieriaus viskas kaip ir tas pats, bet kažkaip viskas veikia šiek tiek sklandžiau. Ir ten ta sveikatos sistema turi be proto daug problemų dabar, kai jau lendi, pavyzdžiui, dabar rašau naujas metodikas ir turbūt praleidau per metus jau bent 80 valandų mažiausiai prie jų ir už jas nieks nemoka. Tai yra visiškai savanoriškas gydytojų darbas. Tik lietuviai gali taip daryti, turbūt Danų nėra savanorių. Yra, ir daro, ir profesoriai, ir tėvai, ir gydytojai, ir jauni gydytojai, visi pasidalinę vienodais kiekis darbus. Daro dėl visuomenės. Bet va, kaip ir sakau, ir profesoriai, ir mes jauni gydytojai, mes visi dirbam lygiom dalim. Ir ta lygybė, kur kažkur buvo, man atrodo, mitose ir legendose, na ten ji labai egzistuoja. Ten jokios hierarchijos nėra. Man profesorė, jeigu aš turėjau vakar irgi pristatinėti, kai mano vaikas susirgo, turėjau pristatinėti pranešimą apie tas metodikas ir atėjo mano eilė, bet man paskambino iš darželio, kad mano vaikas susirgo ir aš sakau profesoriai, aš turiu bėgti, nes mano vaikas serga. Ir aš jums atsiųsiu dabar skaidrės ir ten buvo grinai ant to meto, kai aš jau turėjau pristatinėti ir jinai sako, na ką, aš jas pirmą kartą matau, bet Aivaro, tu bėg pas vaiką ir dar po to vakare parašo žinutę, ar vaikui viskas gerai. Nežinau, kaip ten baigėsi su to metodikom, bet aš net nebijoju, kad jinai netrupučio nepagalvoju, kad aš kažką blogai savo darbe darau ir panašiai. Tiesiog, aš nežinau, ar teisės rytį taip gerai išeitų, pabėgti be jokio... Bet čia yra apie tą grįžimą į darbus, kaip mamai būtų. Į šeimą orientuota kultūra. Medicinoje turbūt irgi, ar ne, Aurėja, taip, nebūtų, ir aš galiu, bet kam, aš galiu savo kolegijai, kuri yra Aurėja, taip pat perduoti, bet galiu ir profesoriai, kuri yra pasaulinio žinomo profesorė, lygiai taip pat numesti ir visi priims labai ramiai, bet čia toksai net ir apie motinystę, bet visose žingsniuose, darant operacijas, bet ką, tarsi visose yra žingsniuose tokia lygybė, toks palaikymas ir pasitikėjimas, kad mane tai labai papirko nuo pat pradžių, nes aš kaip nuvažiavau kaip medicinos studentė, mane ten vadino gydytoja, aš taip, ne, aš medicinos studentė. Nu tai taip, tai gydytoja. O čia net tu ne gydytoja, tu medicinos studentė. Studentų neteis. Jo, tai va, apie ką ir kalbu. Ir man patiko ta kelionė, man patiko ten ir tada mane pakvietė ten mokslinę veiklą daryti ir net ir mokslinę veiklą darant, aš ten vis tiek buvau gydytoja. Nu, toksai labai labai fainai. Gerai jautiesi, o su kuo daugiau bendrausi? Bet visame kame, ne tik darbe gerai jautiesi. Išeini į gatvę, tu gerai jautiesi, kaip sakau, mama šypsosi. Bet nėra, kad tu lietuvė ir ką tu čia veikia? Man tai visiškai nėra. Bet daugiau bendrausi su lietuviais ar su danais? Draugų tai turim įvairių, daug tikrai turim draugų lietuvių. Mūsų šeima visiškai lietuviška, tai tikrai daug draugų ir lietuvių, bet dabar jau atsiranda ir iš darbų, ir ypatingai per vaikus, šeimų ir miksinių. Kopenhagoje labai daug kas gyvena, kaip sakom, labai daug international, tai yra vokiečiai, labai daug vokiečių su visais susimaišėm, tai žodžiu, įvairom. Jų visa kaiminystė ten. Vokiečių. Ir draugai. Kiek ten tų kotedžų pas jūs yra,
tiesiog įspūdis atrodo, kad ten maždaug 60 kotedžų ir jie visi turi bent jau minimum po 3 vaikus. Ir gimstamumas Danijoje vis tiek prastas. Ne, nėra prastas. Tai kaip Aivaras kaimynė laukėsi irgi 4 jau galvoju, tai kada jau čia Aivarą pastos, nes tarsi... Jie visada užkrėtinėja, nes jiems viskas taip sekasi dar ir tada man tai yra, kad užkrėtinėja. Jeigu mūsų aplinkoje šeimos daugiau bendrautų, susitiktų, tu tas playdate kaip jūs ir, draugai turi 3 vaiką, gal ir mums reikia. Aš labai gražų posakį girdėjau, turėsi tiek vaikų, kiek tavo draugai turi. Taip. Bet aš po to pagalvojau, bent jau, nors sutinku su pasakymu, mūsų atveju mano tik viena draugė turėjo 2 vaikus, 2 realiai, bet su viena rečiau matydavomės, pas kitus po 1 vaiko arba antras atsirado vėliau. Bet manau, kad tai normalu, nes tu tokiam, būni tam burbulė, gimsta leliukas, toks atvažiuoji, tada daliniesi ne tik tais džiaugsmais, bet ir pasiskundi dėl santykių. Bet overall matai, kad viskas pavyksta, gaunasi jo, tada gal ir mum laikas toksai. Mes irgi galvojam apie 3, nes tikrai ir Aivarą prisideda. Vis dar galvojate. Nes Aivarą Instagram'e parodo, kad labai lengva. Mėnesinės turi grįžti pirmiausiai. Supratau, ne visada. Gali ir negrįžti. Mieloji. Esu mačius žemiau Bambos įrašus, rašo, kad gali ir negrįžti. Gali ir negrįžti. Bet tai va, iš tikrųjų su Danija man toksai... Man daug kur nepatinka. Aš jaučiuosi tiesiog savo vietoj. Aš kažkaip turiu tokį tikėjimą. Bet ta duona su sviestuku, jeigu tu galėtum pakeisti, ar tu... Darželį? Jo, ta prasme... Nes aš savo 10 mėnesių kūdikį irgi duodu duonos kepenų paštetų pietum, tai... Bet ta prasme, ar tai yra tas, kur sakytum taip, Danijų viskas tobulai, sakytum taip tobulai, bet šilto maisto, tai vaikų kasdieną reikėtų bent darželį. Ne, tai netobulai, bet niekam netrukdo. Jeigu esi laimingas... Tau irgi netrukdo. Man irgi netrukdo. Ir man tas patinka. Tokia nėra smerkimo niekame kame. Whatever floats your boat, kaip sakant. Kaip tau tinka gyventi, taip ir gyvenk. Man atrodo, Lietuvoje mes labai kažkaip labai į tokius siaurus rėmus įsidėję, kaip tu galvoju, rėmų. Taip. Aš tai nesijauščiau gerai ir nežinau, ką reikėtų man, nes tiesiog yra įkalta. Aš net koldūnų nenoriu vaikams išvirti, tik iš blogo gyvenimo. Ne, iš tinginystės. Nespėjai bėda, bet aš jau ta prasme, ten koldūnų gal mes net dabar kamerų ir neturim, nes, ta prasme, bet aš nežinau, kodėl taip yra. Bet yra įkalta į galvą, kad turi būti šiltas maistas vaikui, tarkim, ar ne? Tiek ir apie išvaizdą. Tikrai mes turim Lietuvoje daug stereotipų, ten ir nagučiai, ir antakiai, ir plaukai. Antakiai, antakis. Aš atsimenu, Aivarą tave Aurėja apkalbėjo, kad tu dažnai sulauki Instagrame žinučių, kad tavo antakiai neryškus. Ar žmonės rimtai drįsta tokius dalykus apskritai rašyti? Sakiau, kad su rekomendacijom Gerai, kad man nieko tokio. Aišku, tas kūra visai apsiauginė. Bet, pavyzdžiui, įsivaizduokit, jeigu būčiau gal jaunesnė, gal jautresnė, be gyvenimo patirties, kaip sakant, ne savo vietoj ir sulaukčiau tokių komentarų, tai jeigu, ko gero, prieš 10 metų mane dar būtų gerai išmušę iš vėžių. Būčiau arba liūdna, arba savim nepasitikinti ir panašiai. Dabar juokinga. Dabar tai taip. Tai kaip pakeitė Danija požiūrį savo kūną? Į savo kūną? Išvaizdą. Aišku, nėra tau ko skūstis, nes čia Lietuvoje tu esi prie top standartų, bet šiaip Danijai būnant. Ir čia ne dėl to, kad vertinant kaip po 3 vaikų tiesiog atrodai nuostabiai gerai, tai kaip tu Danijoje... Visada geriausi komplimentai iš draugų, bet Danijoje, tai, man atrodo, irgi kai kiti atvyksta, sako, čia visos kaip pilka masė, vienodos, maišais prisidengia ar dar kažko, bet ten kažkaip yra tas grožio kultas, bet tas grožis visai kitaip gal suprantamas. Minimalistinis toks, ne? Labai minimalistinis. Bet vis tiek brandai yra... Brandai, bet jo. Brangus, kokybiški. Ir kosmetika jos naudoja. Tikrai nėra, kad nesidažo visai nieko. Bet yra kažkoks toks kitoks stiliukas turbūt. Tai prisižiūri save moteris. Skandinavija tokia, jinai stilinga. Ir aš tai tikiuosi, aš bandau irgi iš jų pasisemti ir prisižiūrėti irgi taip, kaip jos daro. Bet jūs juk ir sportuoja. Be proto daug. Tai va, tą turėjau, čia tas grožio suvokimas. Sveika mityba, sportas, kvėpavimas, meditacija, pasivaikščiojimai per pietų pertrauką, pilnas parkas
žmonių, dėl to, kad visi eina per darbą O pasivaikščioti. kaip su plastinėm operacijom, ar jos yra populiarios? Tai yra tam Danijoj? tikra dalis, sakyčiau, visuomenės, kuri daro ir tas papildomas procedūras ar plastinės operacijas, bet tai labai nedidelė visuomenė. Bet yra kažkokia būtent plastinė operacija, kuri, žinai, kaip būna nuo tam tikrų regionų ten labai populiari. Fileriai ten, lūpos, Ne, bet turbūt tokia nedidelė visuomenės dalis, kad nepasimato mano akiratį. Arba labai kokybiškai padaryta. Arba labai kokybiškai geri standartai. Lietuvoje Mano turbūt vyras padaryta. sakė, kad jeigu aš kažką, nes Kas taip sakė? mano vyras kažkada esu pagalvojus apie ne kontūrą lūpų, bet, jeigu, tarkim, paryškint visas lūpas, tai jis sakė, grįši namo. Prisileist lūpas nori? Ne lūpas, prisileist truputį pigmento. Ir jisai sakė, grįši namo iš karto skyrybos. Galvoju, bet taigi aš nenoriu padaryti ten, žinai, ančiuko lūpų, bet jeigu taip kokybiškai ir subtiliai padarytų, taigi nesuprastų tie vyrai. Nes Aš jie taip- žiūri, kad gražiai atrodo kažkas, graži moteris. O tu moteris tai matai, kad ten pas ją ir truputį čia. Padaryta. koreguoti, čia, Aš vieną kartą kalbėjau su Uošviu ir jie ten buvo su tokiais vienais draugais susitikę, ilgai nesimatė ir jisai sako, žmona, ten jau gal virš kiek metų ir irgi, kad gal ar 3 vaikus, ar neatsimenu, bet kad tų vaikų ne vienas, sako, atrodo, tai lygiai taip pat kaip prieš 20 metų, sako, būna, moteris nesikeičia, sakau, būna, bet būna, kai randa labai gerai gydytoją. Kaip sakėt, aš į šitą šulinį nespjaunu, niekada negali žinot, kada teks Aš gerti, irgi. bet vėlgi Su daniškais standartais. iš daniškų standartų. Pavyzdžiui, vyresnės moteris ten turi tokį, kad kai pražilsta, dauguma nedažo plaukų. Vaikšto labai daug žilų moterų ilgais plaukais, nieks ten nenusiskuta galvos, bet nebent tai stilius irgi stiliaus detalė, bet stilingai vaikšto savo sutvarkytais gražiai žilais plaukais. Ir jos neslepia to, kad joms yra 60 ar ten daugiau metų, ar 50, ar nesvarbu, kada tu ten pražilai, ir neslepia tų savo raukšlių, bet jos tą grožį kažkaip vis tiek moka parodyti. Tai man labai toks didžiulis įkvėpimas, kad tu neturi slėpti savo amžiaus, kad būtum graži. Tai nėra, kad tik 15 metų mergaitė yra graži, juk Taip. Bet tai ir labai priklauso amžiai daug nuo gali. vidinės energijos, kokią tu spinduliuoji tą moteriškumą, ar ne? Palsėjusi, laiminga, mylima, Grožis eina iš vidaus. Visiškai. Va čia būtų goals 40-mečiui Taip, merginos, Gal- bent jau man. Gal 60-mečių. Gerai, kai išeisime Bet į pensiją. dar ir tiesiog, man atrodo, labai fainai, kad dviračiais važinėt kasdieną. Ir visada seksi kojytės. Čia dabar, Nes, man atrodo, Taip. pas tėtį atvažiavus mane vežė čia ir sako, kažką apie kuro kainas pakalbėjom ir pasirodo jos pakilo, tai aš net nežinojau, nes Taip, nepyliau neaktualu. kuro, nes dviratuką minės. Lietuvoje dabar neadekvačios kainos. Mes dabar buvom Tenerifei, kur kuras ten €60 ir aš taip galvoju, į salą turbūt lengviau tą kurą kažkaip. O kaip tai nepabrango? Nes aš Tiesiog žinau, politika geopolitinė yra, kad situacija. taip, kuras kyla, bet, tai gali dėti akcizus, gali ne. Tai Lietuvoje kažkaip politiškai tas, mes kaip visada, pas mus kažkaip tai viskas brangiausiai, motinystės išmokos mažiausios, viskas brangiausiai. Ir vis tiek gyvena Bet Lietuvoje vis gerai. tiek visur Vis tiek man- keliaujam ir... Jo, ir čia Gyvenimas toks, kur verda. niekas negali rasti atsakymo, kaip tie O man tai lietuviai dar sugeba. įdomus lietuviškas labai dalykas, kur Danijai irgi, taip nesuvokiama, kad, pavyzdžiui, visur, kur važiuoja, visą laiką parvežė lauktuvių, arba visiems vaikams sustinkus visi turi krūvas dovanų. Čia Lietuvoje ir Danai tai daro. Lietuviai. Lietuvoj. Ai, mes jau taip aš bent jau taip stengiuosi nebedaryti. Danijai niekada jokių dovanų. Realiai net atėjus į svečius, tai visi tiesiog atneša gėlyčių. Tadam! Mes Ir šitą dar bandom gimtadienį. vengt. Gimtadienį. Mes šitą bandom vengti, bet aš tada jaučiuosi, kad gal mes tokie, žinai, kaip būna, skrudžiai Skrudžiai. tokie, jo, ateina ir nedovano arba grįžta iš kelionės, va, neparvežiau magnetuko Aurėjai ir Aivarai, ta prasme, bet aš kažkaip jau bandau šitą nuimti, ką jau tu nustebinsi. Visi Būtent. Čia važiuoja, yra tas, jo, keliauja. ir keičiasi. Nebent Visi kažką pamatai tokio, žinai, vat, apie Tam žmogų žmogui apie galvoja. žmogų. Bet čia yra, manau, kad iš nepritekliaus. Iš senesnių laikų. Iš senesnių laikų. gal kad negalėjom seniau sau rečiau, leisti- kai keliaudavo, norėdavosi parvežto gabaliuko kažko. Arba gimtadienį, juk dabar ten yra tūkstantinės investicijos. Šiandien Jo, aš kaip paminėjai, ar kelionė, ar Jo, gimtadienis? žaidimų kambarys. Mes irgi vykom, kada praeitais metais, man atrodo, kelionę vietoj gimtadienio. Bet mes darom gimtadienius namie, neišleidžiam ten tų tūkstančių. Mes Jono gimtadienį Japonijoje irgi sutaupėm. Tai kaip Aivara dalinasi, švenčia Aš tai daug neišleidžiu gimtadienį. Ne, bet čia nenormaliai viskas brangu, aš užsakiau tortą,
Aš nežinau, kiek jisai kainuos, tiesiog partneriai buvo to žaidimų kambario, kur Jonas šventė gimtadienį, labai gražus tortas, tarp kitko visi vaikai suvalgė, neliko nei vieno gabaliuko parsiveš, tai pasako jau, šiandien Urtės gimtadienis ir mergaitė sako, tikiuosi bus toks pats tortas, gerai, labai skanus, bet aš taip galvoju, kad aš tiek, ką? Už tortą, tokia suma. Mokėsiu už tortą, net nežinau. Gal čia kažkam normalu, man... Kiek sumokėjai? Man atrodo, virš 120. 120. Kiek čia žmonių gali pamaitinti toks tortas? Buvo vaikų apie 20, vaikai pavalgė. Man baisu sužinot, kiek aš šitas. Labai gražus viską, bet 120 eurų. Tai Aurėja dar spėsi prikeptų bandelių. Galiu duoti recepčiuką. Nusipirki miltų, mėlių. Su žaibo makvyno dekoracija. O kam tas makvynas? Reikia. Lietuvos vėliavėlių. Tai jo, Danijoje šiek tiek lengviau ir su tokiais klausimais, kur vaikų gimtadieniai ar ką apsirengia. Tai jinai spaudimo neturi, dėl to tokia visada. Taip, ir už tai gerai atrodo, nes jinai neapsikrovus, laiminga, iš vidaus švyti. Bet papasakok tada, vis tiek man įdomus truputėlį ir Instagramas, jau antokių temą palėtėm, gauni pasiūlymų ar ne. Bet kokių dar subtilybių Instagrame ar gaunat, ar pastebit, gal ko nesitikėjot prieš pradedant veiklą? Man labai lengva tai daryti. Mes kaip ir su Aurėja dažnai pakalbam gerai, kad aš šiaip negyvenu Lietuvoje, tai man labai lengva būti labai atvirai, sulaukti įvairiausios kritikos. Nesusitiksiu žmonių gatvėje? Nesusitiksiu žmonių, galbūt tai nebus mano vaikų pedagogai ir panašiai. Daug lengviau. Gal tėvai vienintelis tas toks klausimas, kur dar tėvų nuomonė man beprotas svarbi ir taip dar prieš darant visada pagalvosiu, kad mamai nebūtų nemalonu su tėčiu, bet visa kita. Nes kyla tokių minčių, ne, kažką padaryti. Nes aš visą laiką drąsiai reklamos kartais ir tą kūną savo rodyti, gimdymo arba ten. Jo, su liemenukais. Jūsų paskyra ypatingai drąsi. Taip, bet kažkaip man tai fainai daryti. Aš jaučiu malonumą tame, nes man prieš save negėda, prieš savo artimiausius man negėda. Kaip sakau, apie tėvus pagalvoju, bet žinau, kad jie mane vis tiek palaiko, kad ir kas. Mylėsiu tave vis tiek, jau kad ir kas. Jie paklausia kartais, bet Aivara, ar tikrai čia taip reikia? Sakau, reikia. Reikia, va būtent dėl tokių klausimų. Ir tada reikia. Nebekyla. Ir tada sako, nu gerai, palaiko. Tarsi vis tiek palaiko ir neišmetė dar iš namų. Bet tai va, tai dėl to man atrodo reikia, nes jeigu dar kažkam kyla tas virpuliukas, o gal čia per drąsu, o gal čia ar tikrai taip reikia, ar tau reikia tą kūną rodyti, nu reikia išdrąsėti įvairiom temom apie tą kūną, nebijot parodyti, kaip jis atrodo. Apie malonumą, apie lytinius santykius, žodžio negalim. O kokios pas jūs top 3 temos, kurios daugiausiai visada sulaukia dviprasmiškų nuomonių, ten už ir prieš, bet diskusija vienareikšmiškai. Skiepai. Kaip dar šiais laikais? 2-0, 2-6 įrašyk. Aurėja, ar skiepijot Salomėją? Taip. Tu labai gerai vardinai, kad kodėl drąsiai tai prideda, kad tu gyveni užsienį. Ir tu tikrai gatvėje tas niekas net pažįsta Kopenhagoje, kad čia žemiau Obamos. Tai man atrodo ir Vaiva Rykštaitė dėl to irgi jai prideda drąsiai dalintis, kalbėti, komunikuoti vairiom temom, nes gyvena Havajuose ir nereikia kasdieną žvilgsnių sutikti praeivių, kad mačiau vakar tavo patinius ir ten. Bet visai gal ir, tarsi man tai dėl pačiai praeivių, man tai visiškai nesvarbu, šitas rimtai. Jeigu neturėčiau vaikų, tai tą patį daryčiau ir Lietuvoje gyvenama. Bet man labiau dėl vaikų, kad jų, kaip sakau, draugų, tėvai, kad jiem nepakeistų santykio su kitais žmonėm ar į juos požiūrio. Tai aš gal labiau apie tai pagalvoju. Kad nusiteikimas iš aš buvau apie tai nepagalvojus, bet dabar aš pagalvojau ir galvosiu dabar apie tai. Atsiprašau, dabar sugrioviau tavo drąsą. Ne, bet ta prasme tikrai kartais net nežinai, kas iš draugų, tėvų galbūt tave seka, kiti parašo, tai žinai tada viską. Nežinai, gal netyčia kam ką nors pakrutinsi, bet gal. Tai va čia man toks vienintelis mano vaikai. Tai visa aplinka reaguoja palaikančiai, ar ne? Kad mama ir gydytoja. Aš tai net nebejoju, kad tikrai bus tokių, kurie ir heitina. Tarsi be proto bus daug tokių, bet turbūt su jais nebebendrauju taip dažnai. O kaip Danijos kolegos? Tai Danijos kolegos, mano tie, kurie yra artimesni draugai ar artimesni kolegos, tai jie žino apie šitą veiklą ir followina ir stebi. O profesoriai? Tai mano kolegos, kaip sakant, irgi mato. Tai profesoriai tokia pati dalis kaip ir ne profesoriai, čia nesvarbu. Bet, žodžiu, jie visi viską mato ir jie tiesiog galvoja, wow, kaip jūs varot merginos, kokį jūs šaunų darbą darot ir jo, tiesiog tik pozityv. Bet vėlgi, prieš juos aš irgi jokios gėdos neturiu, net ir su tais žindymo liemenukais pasidemonstruoti. O esi pagalvojęs apie grįžimą į Lietuvą?
Su visam. Taip pagalvojus, kad ne. Kad ne? Kad ne. Niekada. Atsiprašau, mama, dabar tu išgirsi tai. O mama vis galvoja, kad kitais metais. Man atrodo, ypatingai kažkada dar buvo ir pas tave, man atrodo, užsukus, mano mama ir sako, bet matai, Saulė, pakalbėjom, kad tu turbūt grįši, vis tiek yra va tokių vilčių. Oi. Ne. Tiesiog nebeįsivaizduoja. Neįsivaizduoju. Ir kaip ir be proto daug šiaip mūsų draugų ir pažįstamų iš visų sričių ir iš visų šalių grįžta į Lietuvą. Tiesiog aš nematau savęs, bet nematau savęs su šeima netgi dabar. Ir gal dėl to, kad mes žiauriai prabangiai turim senelius, kurie yra Lietuvoje, bet pas mus yra taip dažnai ir su mumis visur keliauja ir nori būti ir yra tam vaikų gyvenime, tai man nieko nebetrūksta. Labai praranda. Tai aš nieko neberandu. Kai atvyksta seneliai pas jūs į namus, tai viskas, jie jau pas jūs ir būna ir viską. Taip, jie neišeina pas draugus. Kaunas, Kopenhaga, ar ne? Dar prie oro uosto gyvena. Buvo jos keli mėnesiai, man atrodo, per koroną panaikinę, tai buvo visiems žiaurus stresas, čia pražilo, man atrodo, visi mūsų šeimoje, bet viskas sprendžiama. Lietuviškai kalbat šeimoje, daug tos lietuvybės turit. Tiek, kiek jos reikia, manau. Taip, kad vaikai labai myli Lietuvą ir niekada nesutriks, kas jie tokie yra. Aivar, dabar tau iššūkis. Pabandyk, nesišypsodama, papasakoti, kaip atrodo tavo bloga diena. Kaip Aivarai liūdna. Nemanau, kad pavyks šitas iššūkis. Gerai, kitas klausimas. Kitas. Ką savo prieš 10 metų, tarkim, jaunesniai Aivarai norėtum pasakyti? Pasidaryk gal tos gap years, kur nieko nedarai, bet turi metus kitus pakeliavimui. Kol dar vaikų neturi ir dar gali patyrinėti pasaulį. Ir padirbėk dar daugiau paprastų darbų, nes aš gyvenime tik vieną paprastą darbą esu turėjus, kur ne pagal savo profesiją, kažkuria prasme. Aš dirbau gimdykloje, akušerių padėjėja, kur valiau visas gimdyklas po gimdymo moterim ir padavinėjau. Jo, tai žodžiu, tas buvo vienintelis darbas, kur aš patyriau tokį tikrą darbą, o manau, kad reikėjo dar patirti padavėjos darbą, pardavėjos darbą, kiek aš dar daug praleidau tokių ir aš tai norėčiau dar daugiau tų gepierų ir pagyventi tokį gyvenimą, kur įvairių dalykų pabandai, kad ir skin braškės kokioje Naujoje Zelandijoje, įsivaizduokit, kaip būtų gerai. Ar auklytė, tarsi random. Mano draugė kaip tik šią savaitę šnekėjau, jinai yra gydytoja ir labai mėgsta eiti į tamstą pašokti. Ir sako, čia yra skelbimas, pamačiau skelbimą, kad tamstoje tam klube ieško padavėjų. Žinok, mane taip sukirbėjo, čia yra visiškai mano neišsipildžiusi svajonė, nes jinai irgi medicinos studijos gydytoja ir tiesiog tas boring life. Ir niekada nepadirbo padavėjo. Aš visada sakydavau, kad geriausias mano darbas ir geriausias atlyginimas, kai dirbau padavėję Nidoje in Vino ir geriausi prisiminimai iš tų vasarų. Ir jis sako, ir tikrai prieš mirtį aš galvosiu, ko nepadariau gyvenime, dėl ko giliuosi, kad gal dar galės. Šiaip gerose restoranuose kaip tik labai vertina vyresnio amžiaus padavėjus. Bet ten yra jau visiškai sunku jo tapti, ten jau yra visiškai mokslinis. Bet reikia tikėti, jeigu labai nori. Aš Erasmus sakau, būtinai sakau, kas, tai būsi pabandžius 3 mėnesius smagiai ten padirbsi, pašoksi ir viskas. Sako, bet jeigu pacientai... Bet kaip žmonėm viskas negerai, kažkoksai dabar galbūt klausytojas klauso, kuris yra padavėjas, nori tapti mediku ir galvo, ką jos kalba. Okay, man yra kitas rytis, su ko aš žiauriai norėčiau iš tikrųjų. Ta prasme, aš vis tiek noriu tos aptarnaimos rytį darbus padaryti, bet yra vienas, kuris man visą laiką atrodo, kad to labai norėčiau. Manikiūrai, man kažkas žiauriai malonu daryti manikiūrą. Rimtai tu moki? Nagučiai pasaivarą. Nežinau, Urė visą laiką aš manau, kad nemoka, bet... Nemoku, bet man labai malonu. Bet galvoju, kad ir moka dainuoti. Ir man atrodo, žiauriai malonu, kai mūsų klientai visada ateina ir ypatingai dabar aš, tarkim, turėjau metus laiko darbas onkologijoje su vėžio pacientais. Tai yra sunku dirbti su tokiais klientais, tikrai yra sunkesnis aptarnavimas nei grožio srityje, kur laimingus padarai žmonės. O aš nei vieną dieną praktiškai nepadariau nei vieno laimingo. Aišku, aš jas mokau švęsti mažas pergalės, kad ten šitą chemiją puikiai tu toleravai ir tikrai taip prisidės prie dar geresnės dienos, bet... Chemija puikiai buvo. Bet, tikrai yra labai sunkiau rasti pozityvą ten. Tai būtų fainai turėti klientų, kurie laimingi. Viskas gerai, sveikas klientas atėjo. Aš tokia
vakar dėkinga buvau kirpėjai, Gabija, linkėjimai. Labai gražiai atrodai, Ačiū, beje. ačiū. Aš irgi noriu pas Tiesiog, ir tu Gabiją. tiesiog laimingas išeini ir tu spinduliuoji gerą energiją, kaip ir pas manikristę, pedikristę ar visažistę. Tu tiesiog tave padaro gražia ir laiminga. Okay, mūsų srityje šiek tiek su gimdymais dėl to yra linksmiau dirbti iš dalies, Kai nes viskas gerai. kai viskas Jo, gerai. bet streso būtent. kaina, žinai. Bet vis tiek tai yra toks sunkus procesas. Tarsi visas gimdymas, be tos kulminacijos jis yra sunkus. Tai klientai kitokie. O ar egzistuoja santykiai, nelytiniai santykiai, bendrai santykiai? Bendrai O čia Greta neleidžia? Neleidžia žodžio lytiniai sakyti. Iš visų žodžių, sakėm, lytiniai mes podcast'e nenaudojam. Nu, Ir jau naudojam antrą kartą. Atsiprašau, aš jau kokį 5 lytinį. O lytis? Galima? Žiūrint, kokiam kontekste. Egzistuoja po 3 vaikų. Lytinė? Bet mes apie santykius kalbam. Ar egzistuoja? Ten apie tuos standartus žemus. Man atrodo, kiekviena Sakyk, pora turi du savo kartus per 3 standartus. mėnesius. Ne, bet bendrai su vyru. Na, turi Krizių esate egzistuoti. turėję, kad viskas skiriamės. Krizių esam turėję. Ko gero, apie skyrybas garsiai išgirdau iš savo vyro vieną kartą, kai aš negalvojau, kad mes esam kriziai. Jau buvo O va vaikai čia gimę, ar ne? Aha, čia buvo pats baisiausias, ko gero, mano širdėje momentas, kuris ir visai pakeitė tolimesnę Nes kai tu santykių eigą. nežinojai, kad tai blogai ir tau pasako antrą pusę. Ir čia ne? buvo iš Tikrųjų, tikrųjų. šiaip dažniausiai vyram tai būna, vyram viskas gerai, o man Moteris viskas, mes jau skiriamės. Jau. Ne, bet taigi viskas gerai. Ne, bet mano vyras gal nepasakė to žodžiu skyrybos. Jis vieną vakarą mes tiesiog sėdėjom ant sofos, turim tokią labai ilgą sofą 3 metrų, tai vienas vienam gale, kitas kitam gale ir dirbom toliau savo darbukus, kaip ir dažna mūsų namuose, ne kartu apsigabinę žiūrim Netflixą, bet dirbam darbukus ant skirtingų sofos galų. Ir sako, o gal mums vis tik reikėtų nueiti į porų terapiją? Ir aš tai buvau, kodėl? Na, tai Aivara čia nesišypsojo tuo metu. Dabar šimtas kaip pasakoju. Dabar jau iššypsausi, bet tada nesišypsau. Ir sakau, kaip, na tai čia tas paskutinis žingsnis prieš priemant jau rimtesnius sprendimus. Va tada tai man tikrai, kaip sakant, akmuo užrėdėjo ant manęs ir tai kaip, kas, palauk, paaiškink man daugiau, nes man čia šitas šiek tiek naujas ir aišku, kur aš buvau darbe. Aš tiesiog pradėjau savo mylimiausią darbą ginekologiją Danijoje ir ten man 1 metai po doktorantūros tokių ilgų studijų klinikoje buvo tikrai labai sunku, bet mano vyras, jis yra pats geriausias vyras, pats geriausias mano partneris pasaulyje, jis mane betarpiškai palaikė. Mes jau tada turėjom 2 vaikus. Jis viską su vaikais darė, juos nuvedė, pasiėmė ir netgi kai būdavo mano operacijų dienos, jis žinodavo, kad tiesiog tą dieną neskambint man, aš galiu vėlai grįžti iš darbo, jau manęs tą dieną nebus. Ar ten reikia man kažkokį papildomą darbą apsimti, kaip sakiau, ir Danijoje savanoriškų daug yra, jis sakydavo, gerai, tik daryk. Bet galiausiai vis tik tai atsiliepė po, man atrodo, 90 mėnesių tam darbe, kad jis taip pasakė. Ir tada Jisai perdegė kaip tėtis. Jis perdegė, man atrodo. Ir Ir manęs nebuvo, nes tada tai tikrai nebuvau, aš negalėjau būti dar ir žmona, nes buvo visko tiesiog Ir per tada daug kam kito. tokie Bet šiaip žinot, kad santykiai, kam? statistika dėl skyrybų labai dažnai būna, kai vaikam 2-3 metai. Taip. Aha, tai nėra lengva, bet aišku, pas mus namie dar yra tokia taisyklė, nepriimk jokių sprendimų svarbių, iki kol vaikui sukaks metai, bet šiaip dar geriau ir 2, tai tada mes dar buvom tame, iki mažiausiam nebuvo 2 metukų, turbūt, ir jo, bet tada tiesiog mes susėdom ir galvom, na gerai, tai pasieškom porų terapijos, ką čia mums daryti, bet labai rytų europietiškai sprendėm šį būdą, kad sakom, gerai, prieš porų terapiją. Moteris grįžta į virtuvę. Sutaupykim truputėlį pinigėlių prieš išleidžiant. Vis tiek Danijai brangios tas terapijos, tai Lietuvoje irgi. tas irgi brangios. Tai mes taip ir neišbandėm jos. O kaip lietuviai sprendžia? Aš vadau, kad čia žiauriai, kaip draugam, Arba nesprendžia ir ignoruoja tai faktą? prasme tas, kad psichoterapija, nu tai yra toksai, nu jau čia labai sunku ją pradėti. Aišku, dabar jau populiarėja ir daug žmonių tai daro, bet toks mūsų yra, nu kažkaip vis tiek dar galim patys išsispręsti, nebūtina. Bet šiaip mūsų porai tai viskas buvo gerai ir mums pavyko išsispręsti. Aišku, gal ateityje dar grįšim prie šito klausimo. Tai trečias vaikas išsprendė? Ne, man atrodo, mėnesis po, sakom, gerai, norim 3 vaiko. Ne, bet mes išsisprendėm tiesiog bendraujant. Mes supratom, kad mums tiesiog reikia skirti laiko ir dėmesio vienas kitam, mums reikia šnekėtis, mums reikia paskirti laiko vienas kitam. Ir mes sakom, gerai, tai ką mes
darysim terapiją. Mums liep šnekėtis, mus kalbins, mus bandys suprasti, padėti vienas kitam suprasti. Bet mes vienas kitą tai girdim. Mes puikiai mokam šnekėtis vienas su kitu ir Bet čia gal tu esminį dalyką pasakai, kad girdit, nes kartais jeigu negirdit, tai gali šnekėtis ir neduos naudos, o tas trečias nešališkas asmuo, jisai, gal truputį neštų, kad, nenusišneka nei vienas, nei kitas. Jūs tiesiog ar ne vienas kito negirdit. Taip, nes žmonės skirtingai kartais girdi. Mes klasiokai, tai tas, žinai, tos pačios mokyklos ir mąstymo žmonės, nes mes irgi pradėjome eiti į terapiją, kai tu nori kalbėti, kad tave girdėtų, o tau neišeina, dėl to žmonės eina. Taip. Ir gali būti, kad bus diena, juk žmonės auga skirtingai kartais auga kartu, ar ne, to lygiai auga ir skirtingai, bet to lygiai, kartais žmonės auga šiek tiek į skirtingas pusės ir vis tiek gali ateiti momentas, kai mes negirdėsim vienas kito, bet man atrodo, iki šiol pasiteisino tas, kad kai mes užaugę kartu, tai dar labai išgirstam vienas kitą. Žodžiu, pasisekė su vyru? Pasisekė, bet kaip įdomu, kad kaip tik santykiai yra jau brandus ilgą laiką jūs kartu ir atrodo taip nepametę vienas kito išgirsti, kalbėtis, kai atrodo kartais iš šono daugiau tai vyksta naujose santykiuose, kai viską idealizuoji ir visa kita, ir po to pas daugumą skyrybos, arba jau ten nekalbadieniai, o jūs tame dar dirbat, nors esat ir klasiokai, ir ne su vyru buvot. Aha, bet man atrodo, po tokio laiko, Aurė, kažkada tu labai gerą mintį patarei ir aš ją labai su savimi daugam nešiojuosi, ne tik santykiuose su vyru, bet prisimink, dėl ko tu su juo esi, kai bus sunku. Ir man atrodo, mes vienas su kitu iš tikrųjų šitą taktiką taikom ir tų priežasčių yra tikrai daugiau negu pyktis. Tai santykiam augant, vaikų daugėjant, tų priežasčių iš tikrųjų dar vis daugiau daugėja ir tiesiog padarom vienas kito versiją tokią, kuri labiau tenkina negu atskirai. Aš atsimenu, labai gerai atsimenu, kada tau šitą dalyką pasakiau, nes irgi buvo ne krizė, bet gal duobė. Bet tu gražiai pasakai, kad tikrai nebūtinai tik su vyru galima šitą dalyką taikyti, bet ir su drauge. Kokia buvo jūsų pradžia draugystės, jeigu kažkokią turiu krizę santykiuose su drauge. O kiek su draugiam būna nuoskauda, ar ne? Taip, bet vis tiek. Bet vis dar būna? Man atrodo, aš jau tam esu etape, kur gal jau išaugai, tiesiog jau nebežaidži, nebebendrauji su tokiam nuoskaudom. Ne, mes su artimom draugiam labai dažnai turim tokius, ne tik kad dažnai, bet turim turėti pokalbius, kai išsakom, kas nepatiko, kas buvo negerai, ne tik, kad, oi, kaip fainai, kaip gražiai atrodai, bet ir tokius nemalonius dalykus. Bet jau gali tą pasakyti, išliejant. Taip, bet tai nėra nuoskauda, ar, žinai, kad tu nešiosis, arba viskas nebedraugausi. Blogosi tau tas dažės. Bet va tie draugai ir išlieka, su kuriais gali. Bet su mumis turbūt sunku, mes man atrodo, esam labai jau atviros. Mes jau perėjom. Mes jau O esate ką nors užblokavę žemiau bambos paskyroje? Ne. Oi, tu botų kiek dabar? Ai, botų. Botus. Aš praleidžiu visą darbo dieną, realiai botus blokuojant, bet tik tiek. Ne, bet... Iš kur tie botai atsiranda? Nežinau. Gerai, Aivara, kokį pasakytum, mums vis tiek reikia kokio pakamantinėti, kokią subtilybę. Kas tavo manimu yra Instagrame vienaip, o gyvenime kitaip? Iš savo gali perspektyvos, bet gali ir observaciją padaryti, kokia tavo nuomonė susidaro iš šono. Šiaip aš lietuviško Instagramo, nepaisant to, kad kažkuria prasme jame esu, bet labai labai nedaug matau, aš nelabai seku. Tai man labai sunku, aš labiau seku danišką Instagramą. Tai labai bus, ten man atrodo šiek tiek kitoks vaibas. Aš kartais į lietuvišką Instagramą užėjus, man ne visada sukelia geras emocijas, tai aš iš jo tada išeinu. O kas tau sukelia neigiamas emocijas? Man atrodo, kad man asmeniškai sunku lietuvišką Instagramą žiūrėti, nes visų namai didžiuliai, tobuli, gražus, o pas mane ten tos spintelės atsilupinėja, apšvietimo nėra, nes tie kotedžai vienas taip arti šalia kito, kad viską uždengia šviesą. Ta man liūdna, kad pas mane namie šviesos nėra ir spintelė atsilupus, o ne naujausia, gražiausia marmurinė virtuvė sudėta. Tada visos tokios gražios irgi visada. Ir
kažkaip man būna ten daugiau sunkesnių emocijų. Man atrodo, Bet tu, daniškai Aivara, grįžtu. pati daliniesi, kai tu daliniesi Instagrame, Aš aš dabar kaip sekėja pasakysiu, man atrodo, kad irgi tavo namai yra skandinaviški, hygė, medinės ten tos. Labai šiaip visokios gražiai atrodo apdailos, per eterį. Fancy šviestuvai, ten iš Kampukas. skandinaviškų interjerų, šitas lauko baldai. Tai irgi Tai tu ten sukeli tas tokį kampukas o kodėl nesifilmuoji prasispardžius prie tų Lego. kampelių? Tai aš bandau ten tos šviesos surasti, nes aš irgi nenoriu būti blogesnė už kitus, bet to kažkada, man atrodo, irgi esam sulaukę tokio komentaro, kad iš mano tų skandinaviškų namų ten per daug tamsu ir negalima tokio turinio leisti. Nu, jūs Kažkas iš juokaujat. sekėjų? Ne, čia ne. už reklamos. Jo, ir tas sako, nepakeliu, negaliu. Yra Tiesiog. ir reklamos tam tikri standartai, Supratau. kad buvo Jo, nebuvo per prastai. ir aš tipo, nu, Supratau. tarsi supratau. gerai, tai ką man dabar viešbutis, nu, atjuokavot, ne, ačiū, viso gero, negalim taip toliau. Bet jo, tai žodžiu, man kartais ten, nu, netrodo natūralu, bet jeigu jūs sakot, kad ir iš mano pusės, tai Taip. atrodo, tai labai įdomu. Bet kai pats tai darai, tu atrodo nematai, pats tu matai vis tiek Bet savo esi tamsius labiau namų kampelius. savikritiškas, matai tik tas atsilupusias spinteles, bet nematai to bendro vaizdo kaip ir su išvaizda, turbūt, žinai. Matai savo kiekvieną ten, nežinau, raukšlelę, kampelį, kur tau nepatinka, o susitinki žmonės Tikrai. ir gauni gražų komplimentą. Kodėl taip yra? Šiaip labiau populiaresnis yra turinys neiščiustytas. Visada, jeigu pasidalini kažkokią nesėkmę, ten netvarkingais namais. Tai ar ten aišku, buvo kad visiems patinka, kai tau sunku. nepasisekė, nes Taip, tiek galima šitas- žiūrėti tai tas turėtų sėkmes. Turinio, kurie daugiau kelti Bet tokio. kita vertus, kalbant apie tai, man atrodo, kaip mes kažkada jau diskutavom apie tai, kad Aivar, bet kai tu pasidalini irgi atrodo viskas tobula. Nu šiaip, bet man tikrai gražu, kur mes Kopenhagoje gyvenam tai vietoje, ten kur jau sporto klubą ir ten toks stiklas padarytas į kanalą. Nu tikrai gražu. Tai šiaip Ne, tikrai bet- gražu, bet tu- pagauni tu tas taip, gražias Bet tu akimirkas. Nes... gerai ir gyveni. Ai, Šiaip, jo, labai gerai. Esi ištekėjus, turi svajonių profesiją, turi sveikus vaikus, Būtent. gyveni šalyje. Tu, ta prasme, jinai laimingas žmogus. Taip, nu, Bet matosi, susikūrė kad- gyvenimą, taip, kokio taip. nori. Ir toliau stengiuosi, bet, žinai, man atrodo ir tas, kad dažnai ir aš su tuo Instagramu ir su visais kitais dalykais, kaip kiti sako, ar tau pačiai nekenkia tavo nuotaikai, kad tu pastoviai turi sėdėti ir dėl darbo, tarkim, dabar galima sakyti ir dėl žemiau bambus ir tartaniškas dabar akauntas panašus, bet ar tau pačiai nekenkia ir tavęs nežlugdo ir nesmugdo, tai aš visą laiką šiaip stengiuosi irgi po tokių sunkesnių dienų apie bet kokią veiklą pagalvoti, ar aš vis dar jaučiuosi laiminga, ar man tai kelia teigiamas emocijas ar ne, nes jeigu ne, tai reikia kažką keisti. Ir jeigu vis dar kelia teigiamas, tai reiškia viskas gerai, važiuojam toliau. Taip, labai įdomu, kur jūsų kelionė nuves toliau Žemiau bambus? Į Norvegiją. į Norvegiją. Turim, Aivara, tau dar porą klausimų, tokių blitz. Reikia juos labai greitai atsakyti. Pasiruošus? Tiesiog pirma mintis, kuri šauna į galvą. Kava ar miegas? Ai, kad nuo kavos nenorėsim jėgo. Dabar Kad tu turi tikrai galiu pasirinkti. užmigt. Kava ar miegas? Kava ar miegas? Kava, aišku. Rutina ar spontaniškumas? Rutina. Atvirumas ar privatumas? Atvirumas. Karjera ar šeima? Jeigu O. reikėtų rinktis. Karjera. Karjera? Galiu pasakyti, kodėl? 3 vaikų mama. Į eterį. Jeigu mano vaikučiai matys, Tiesioginė. kad aš myliu savo karjerą, nes tai karjera tik ta, kurią tu myli, aš noriu daryti, tai man atrodo, matys gerą pavyzdį, laimingą mamą ir bus laiminga šeima ir O kaip tie vaikai, kur po to eina į psichoterapijas, nes mama per mažai dėmesio skyrė, nes jos nebuvo namie. pamatysim, bet man atrodo, vėlgi daniška Juokauju. karjera. Bet gal eis? Manau, kad vis Jie tiek gyvena eis. Danijoje, jiems ir būtų neįprasta per daug mamos matyti, jiems reikia mamos karjeristės, aš manau. Bet matai, jie baigia darbą antrą, Anksti. trečią Taip, ir jie karjera pasiima iš su darželio vaikais. Jo anksti. karjeristai jie kitaip. Ir jie Taip. nepavargę vakare, kaip mes būname. Žinot, kaip sako ta, kur, oi, vargšės mamos, nes turi būti su vaikais, tarsi neturėtų karjeros, arba būti darbe, tarsi neturėtų vaikų, ir kaip čia blogai taip sakyt. Man tai kažkuria prasme tai visai patinka, nes aš taip myliu savo darbą, kad jame aš pamirštu, kad aš turiu vaikus, bet kai iš jo išeinu ir būnu su savo vaikais, aš pamirštu, kad aš turiu darbą. Nu, tu balansuoji. Man taip, čia tas balansas, tai Nu, neegzistuoja. Aš manau, man kad atrodo. tai gelbsti. kažkokia kaina. Kažkur yra. kaina yra. Man, pavyzdžiui, Tikriausiai mylima sveikatos. veikla padeda balansuoti. Man tada, pavyzdžiui, atsimenu, kai urtelė išėjo į darželį 1,5 metų ir gavau kontrolę į savo kalendorių, bent jau kažkokią, kol neserga. Nu, man, nežinau, va,
nereikia antidepresantų. Nereikia psichoterapijos, nereikia. ir sutaupiai pinigėlį. Ir dar uždirbau, nes varydavau dirbti. Tai, Sakau, tas rytų europietiškas sutaupimas ir psichoterapijos. Nedaug mums reikia išsikapstyti. Ir sutaupom. Tobulumas ar pakankamai gerai? Tobulumas. Jeigu būtum pasakęs pakankamai gerai, sakyčiau, nesąmonė meluos. Stop. Ryto rutina ar vakaro ritualai? Rytas. Ryto rutina. Santykiai po vaikų. Romantika ar logistika? Logistika. Čia ko norėtum ar kas yra? Logistika. Kritika ar tylus unfollow? Kritika. Susitvarkysiu pati ar prašau pagalbos? Prašau pagalbos. Dar vienas vaikas ar dar viena naktis miego? Žinom atsakymą. Dar vienas vaikas. Rimtai? Manau, kad gimus trečiam pagalvoju, kad nėra, kad 100%. Ne, tai palyginus su miegu. Wow. Jeigu kada nors ateityje klausytų šito pokalbio tavo dvi dukrelės, gal ir daugiau bus, ką norėtum, kad jos išsineštų šito pokalbio apie savo mamą, kuria yra 33 dar? 33. Tai sakyčiau, kad jeigu kažkada gyvenime norėsiu turėti vaikų, jeigu norės, tai labai svarbu rasti tinkamą partnerį šiuo klausimu. Manau, kad šitą išsinešu. Ir šiaip iš gyvenimo. Kad reikia būti drąsia ir daryti tai, kas tave daro laimingą. Niekada nebijoti ir nesustoti, kad ir kiek tau visi sakys, tu gal užteks jau patylėk, būk ramesnė, mažiau daryk, tai neklausyk jų. Ir dar trečią galima? Ne, kiek nori, čia atviras klausimas. Tai manau, kad šitie visai apimtų Labai daug. svarbus, taip. Labai gražus ir taiklus. Tik tai kaip tą partnerį, žinai. Tai nebūtina, jeigu nenori. Kad parvestų mamai apžiūrėtą partnerį. Ir mama pasakys, geras ar ne. Bet aš taip, žinai, Mamalė kad neužvės. Indijoje vis dar yra tėvai renka partnerius. Bet tu, pavyzdžiui, savo urtelį, juk tu norėtum pačio geriausio vyro pasaulyje, taip? Žinoma, bet jau išsirinkus, tokia yra. Bet turiu omeny, kad tėvų tas rinkimas vaikams partnerius nėra blogas dalykas. Nėra blogas dalykas, bet aš atsimenu pati iš savo kailių, tu nenori tuo metu kritikos iš tėvų. Ir jeigu tėvai pasakys ne, tai tau atvirkščiai įsijungs. Tai man atrodo, kad ir kaip man nepatiks, man turbūt svarbesnis būtų tikslas tą pamatą padaryti, kad vaikui neatrodytų normalu tam tikri dalykai, bet jeigu jisai laimingas, aš būsiu laiminga, bet ne man sakyti, nes galiausiai mano santykis to vaiku tiesiog sugadins, nes pas mane nenorės važiuoti, nes man nepatinka Tai visiškai siekiamybė išugdyti vaiką taip, kad priimtų tuos sprendimus dėl Bet ar įmanoma, kad tai būtų, tau nepatinka vaiko antra pusė, o jisai labai laimingas su juo? Man atrodo, kad Aš manau, kad, būkim biedni, bet teisingi, aš manau, kad retai kam patinka ta antra pusė. Mano tėvam, mano mamai labai myli ir mano susigyvena, kitai daliai pusiai labai smagu, kai myli vieni kitus, man atrodo, pas mus taip irgi yra, tai tas yra labai džiugu, bet manau, kad tikrai nebūtinai tas yra scenarius ir nebūtinai tai turi būti siekiamybė, nes jau mes tiesiog esame visi skirtingi. Tau dabar antra pusė turi šlifuotis, tai dar ir su jo ar jos tėvais. Čia jau tokia truputį loterija. Tai man atrodo eilinė pagarba, kad būtų, o tas, ten nebūtina, nežinau, mums antra pusė įkina, ne? Gera tema. Medaurė, kaip supratau, norėtų Gubertui ir Salomė išrinkti antras pusės. Aš pačias geriausias iš tikrųjų. Juokauju. O kadangi klausytojas mūsų tikriausiai pagrindė moteris yra, ką palinkėtum iš daniškos mamos perspektyvos lietuviai? Gal aš galiu papildyti klausimą, palinkėdama, ką pridėtum, ko trūksta, ką atimtum iš Lietuvos pridėtum Danijai ir ko iš Danijos paimtum ir pridėtum Lietuvai. Su tokiu palinkėjimu. Sakyčiau, kad atsipalaiduokit. Žinau, kad lengva pasakyti, sunku padaryti kartais ir savo, kad su pirmu vaiku sunkiau negu su kitais po to, bet dėl to, ką ten suvalgys, kad kokį ekraną pažiūrės ar nepažiūrės, ar išmoks skaityti 3 metų ar neišmoks,
koks skirtumas, nu taigi net tame esmė. Gretai jau trukčiai. Ir dabar unfollow. Ne, iš tikrųjų, tai atsipalaiduokite tiesiog. Džiaukitės tuo vaiku toks, koks jis yra, neperkelkite savo visų pasaulio svajonių, kad reikia išmokti buriuoti irgi 5 metų. Tiesiog leiskite jam būti vaiku, žiūrėkit, kaip viskas vystysis, džiaukitės, gyvenkite ir savo gyvenimą šalia vaiko. Ir man dar sunku atsiversti knygą ir paskaityti šalia vaikų, nes aišku, ten visoks chaosas ir tie vaikai skirtingi, bet tiesiog atsipalaiduokit dėl tokių smulkmenų, kurių, nebūtina pakeis, man atrodo, ir jos tikrai nepadarys tų žmonių vienaip ar kitaip geresnius. Žinoma, kad reikia sveikos mitybos įpročius, įgūdžius ugdyti, žinoma, kad reikia ugdyti vaikus ir lavinti, bet svarbiausia, juk jiems meilė, šiluma ir geras tvirtas pamatas. Ir tą pamato nepakeis, ar ten ant duonos paštetas, ar ten ištroškinta be drusko žuvytė. Ar pakeis. Gerai, einam kebabų. O dabar metas kebabų. O ką iš Lietuvos į Daniją? Palinkėtum, vis tiek kažko turi būti, kad jų lietuviai mes tokie susikaustę, sveikos mitybos apsėsti, bet gal turim gerų dalykų kažkokių. Tai ko gero, dabar jau kai artėja vaikai link to ugdymo, manau, kad nerealu kaip Lietuvoje visose ir darželiuose ir mokyklose tos vaikučius iš tikrųjų mokina piešti, dainuoti, jie daro tos koncertus. Tai aš važiuoju visų savo draugų ir artimųjų vaikų tos koncertus, kur atsiunčia video ir galvoju, kaip būtų fainai, kad ir pas mus taip kažkas darytų. Kažkas daugiau negu duona ir sviestu. Mergaitės išleistuvės darželio ir visi vaikai išeina mokyklą ir yra ten tokia labai paprasta daniška dainelė, kaip maždaug 2 gaideliai. Tai 6 metai darželį per vasaros šventę tą dainelę vieną padainuoja, bet ten visi išsilakstė vaikai, dabar niekas net nesusirenka į vieną krūvą, taip ir dabar per išleistuvės darželio pusės vaikų nebuvo, ten visiškai nušnerkšta ta erdvė ir jie tą pačią dainelę padainavo 3 vaikai iš 10, nes kiti dar žodžių nemoka. Tai galvoju, kaip būtų fainai duotos struktūros. Bet čia matai, čia atsipalaidavimo kaina, ko lietuviam reikia, bet tada mes liktume be struktūros palaidavimo. Nėra balanso. Arba tas. Žodžiu, nei pas vieną iš mūsų. Nei karjeroj, nei motinystėj, nei darželiuose nėra balanso ir tai yra gerai, tiesiog priimkim. Ir neįmanoma jo pasiekti. Tai čia pagrindinė mūsų podcast'o šiandien ir žinutė. Taip, tai nesistengti. Tai ačiū, kad klausėt. Laukim jūsų komentarų apačioje, pastebėjimų, klausimų, pasiūlymų kitam pašnekovui, ką pakviesti. Ir kokios temos jums buvo įdomiausios, apie ką galėtume pakalbėti sekantį kartą. Aivara, labai ačiū, kad sutikai sudalyvauti mūsų Kamanių podcast'e ir labai įdomių dalykų sužinojau ir aš tikiu, kad Lietuvai įnešei savo pozityvumo ir tiek per ekraną, tiek ir per mikrofoną. Na ką, o lekiam dabar dūksti toliau. Tai viso. Kamanės. Tai balsas mamoms, moteriams ir visoms, kurios bando suspėti.